Žiūrovai. Papudrok, nu. Kaip jau tiesi, Aurimai, gerai? Labai gerai. Labai. Tu palauk, ne pirmą kartą filmuojas. Pirmą. Kaip tai? Ne, Dar vieną kartą filmavomės, epizodiškai. mes trys su Marienu. Epizodiškai buvo. Ai, bet tu ten tylėjai visą laiką. Tai paskui dviesi su Aurimu filmavomės, bet net į viešumą neleido. Atsimeni, Jo, apie jo. emocijas ten kažką irgi. Jau Apie skelbimus. turėjom perfilmuoti šitą dalyką, nes jau taip blogai pasirodėt, kad net Tai patiems ačiū pasirodė, kad negalim leisti į eterį. Kaip sekėsi perfilmuoti? Kokio mikrofono? Šitaip su šitą ranką? Oi, negalima ir keiktis. Aš tai... Tai gerai, Mėlyn, tai pradėk, nu, tai nu, ką? Tai ką, labas visiems, tai mūsų trečiasis šio šaltojo sezono podcastas, ne? Ką šaltojo sezonu veikėt? Mocai uždaryti, kas remontuoja, kas apkloja, ne, Mantutis. Aš kilimą pasitęsiau. Tai va, norėjau paklausti, ką čia Harlis manualė tai prašo, ar čia dėl padangėlių? Patogiau atsigult. Kad minkščiau būtų žiemot. Aš tai galvoju, kad dėl to, kad tepalas į betoną nesigertų, iš kilimo lengviau. Iš kilimo lengviau, ne. Pas mane labai geri harliukai, žinok, nieks nebėga. Ne? Aha. Bet patikrint. Sako, senoje technikoje, kai tepalas varva, tai gerai, jau yra. O jeigu nevaro, tai reikia susirūpinti, tai pasižiūrėk ir tu. Vienas naujas, kitas senas, iš abiejų viskas sausa, tai reiškia vienam nėra, o kitas dar atinaujas. Tai ką, atėjo šaltasis sezonas, ne, ir mačiau dar Andriukas Facebook įdėjęs nuotraukų, kad važiavai dar lapkričio gale. Tai kol legaliai galima, tai reikia naudoti. O tai kaip tu tokiu šaltuoju asfaltas atšalęs, ne, nebėjai kokį blyną pagauti? Nu jau labai ekstremaliai. O tu ne gruodžio 1 važiavai? 30 buvo lapkričio, kai tik prieš savaitę. Čia nemeluok į eterį. 10 dienų. Policija neklaus. Jei ką, neklauskite, ne. Ne, buvo realiai paskutinė, kai tik legaliai, kada galima važiuoti tą dieną. Kai važiavau, tai, ką žinau, kelias buvo sausas, protrepiai saulė, jeigu išlenda, nu jisai nėra šiltas, kai vasara, nepavadinkim. Visiškai kitos sukibimo savybės viskas. Bet prieš tai aš dar vieną savaitgalį ar du atgal važiavau, maždaug apie vidurį lapkričio. Išvažiavau, sausas kelias, palyginus buvo, pyst lyt pradėjo. Nu parvažiuoti reikia namo. Nu va tada tai įgūdžius važiavimo ledu tobulinau, va žinok. O kiek sutikai kolegų važiuojant paskutinę Tokių dieną? kvailų kaip aš ne vieno. Aš tikiu. Retas ant svieto. O tai šiaip esi savo, nu, per ilgą savo motociklisto karjerą blynų daug esi pagavęs, didesnių, mažesnių. Pagavęs. Ir kas dėl to kaltas buvo, ar tavo vairavimo įgūdžiai, ar kitas eismo dalyvis, ar... Lietus, Lietuva. Ne, tai lietus tai visada blynus padeda pagauti labai gerai. Pats asmeniškai blynų konkrečiai nesu padaręs, tik pavadinčiau pusblynės gal tokiais, žinai. Prieš kokius gal atgal, nežinau, 10, 11 metų kažkas tokio. Ruduo irgi buvo, drėgnas oras ir su Hebra važiavam su mocais ir kirtom bėgius įstrižai einančius. Tai buvo pirmas kartas mano, nu, tokia situacija pasitaikius, kad nestatmenai per bėgius važiuojant, o kampu. Nu ir ką, bėgiai drėgni, vis tiek jie, nu, riebaluoti pavadinkim, slidus. Užvažiavo vienas ratas gerai, antras pasiekė vėl bėgiai, kada nugavosi abu ratai ant bėgių, paim ant šono, bet, prasme, ten judėjimas mažas buvo, viskas, sakai, greičio nedaug. Bet tai tu nukritai? Aš ant šono paguldžiau mosą ant lankų, nes buvo tiek priekį, tiek galia lankai, va, kaip ir, kad ir Bemo Igno. Ir tada atvažiavo traukinys. Ne, ačiū Dievui, traukinys net važiavo. Traukinį norėjai sustabdyti. Jo, aišku, bandžiau aš ten jį laikyti, pasitempiau nugarą, netraukinį, mocą. Bet po to realiai kokius dar 6-7 metus tai tikrai turėjau fobiją bėgiam. Ir nuo to laiko realiai ir patarimas ir kitiem, bėgius kiek įmanoma, ypač jeigu drėgna, kirst kiek įmanoma statesniu kampu. Būna, jeigu jie, nu, 9 laipsnių kampu per asfaltą eina be problemų, kad ir šlapia pravažiuosi. Bet va situacija įstrižai kažkur, nu, eina per kelią.
Nu, žiauriai pavojinga. Tai iš esmės visi, jeigu norite jaustis saugus, su savim vežiokitės kampuoti, kertant bėgius, pasižiūrėkite, kokį laipsnį kertate juos. Bet šitoj vietoj Kaune yra labai tokia nedėkingos dvi bėgių sankirtos, pervažos. Tai Uošvės Liežuvis. Ten, kai nuo jo nusileidai, gaunasi dvi kerti bėgius ir juos abudu kampu kerti, tai fiziškai. Ir tenai neįmanoma net realiai, kad ir drėgnesnių orų, drėgnesnių kelių atvažiavus, kad, stačiau užsisuk, net... Prasistum. Prasistum turi, arba turi būti ratukai pakalti. Nes iš tikrųjų, kol nebuvau to patyręs, atrodė, važiuoju tuos bėgius. Bet po to įvykio, sakau, fobiją ilgam turėjau. Aišku, dabar praėjo. Bet viskas sėkmingai, ne? Gal iš vienos pusės, jeigu būčiau gal važiavęs, nežinau, bent jau PM greičiu, prašaukia, galbūt buvę gerai viskas. Bet kada važiavau ten lėtai, mes tik pajudėjom prie stop ženklo sustoję, tai ten, ką žinau, 10 dažniausiai km. Stop ženklas ir būna prieš bėgius, tai ten niekada neturėsi didelio greičio. Dažniausiai būna, bet visokių tų situacijų yra, žinai. Bet patarimas, sakau, atsargiai, geriau sargiai negu atsargiai, kaip sako, ne? Ką man tutis? Aš irgi turėjau įvykį su bėgiais. Ne, bet aš iš tikrųjų prieš bėgius nukritau. Aš į jų nedavažiavau. Prisiminė Andriaus pamoką, susimėti. Žinau, kad Andrelis krenta ant bėgių, galvoju, nukrisiu anksčiau, bus biški gal paprasčiau, traukinys neatvažiuoja, žinai, ir taip toliau. Tai čia rimtesnis tavo toksai? Nepavadinčiau jau labai rimtų blynų, tai irgi gal labiau pusblinis, tai irgi buvo kelionė į Austriją. Sustojom degalinėje, užsipilti degalų, išvažiavom iš degalinės, šiais metais skaitau. Jau jis neatsimena. Ne mes, kai važiavom, tai aš turėjau dar su kuo kitu pasivažinėti. Čia irgi beje senai buvo, gal koks 10 metų atgal, tai dar važiavau su Suzuki Banditu, su Streetu, tai sakau, išvažiavom iš degalinės. Ir ten, nežinau, už 100 metrų buvo irgi bėgiai. Buvo vasara, nebuvo jokio lietaus, buvo šilta, tikrai buvo viskas atrodo saugu ir taip toliau. Ir tiesiog po dešinę pusę pamačiau tokį įdomų namą, ne tai kad įdomų namą, bet jo landšaft. Tam landšafte jo vietoj pievos žmogus grinai aplink visą namą augino grūdinę kultūrą, nežinau, rūgius, kviečius. Labai ūkiškas žmogus. Visiškai. Ta prasme, vietoj pievos augina kviečius, žinai, tie kviečiai aukšti, galvoju, kas čia per velnę, žinai, tai pasirodė įdomu. Ir taip užsižiūrėjęs, atsusukus taiga į priekį ir kolega važiuojantis prie pat jau stabdo prieš tos bėgius, ten nebuvo to greičio, ten 20-30 km per valandą. Aš granai per priekinį stabdį, ir virto motociklas. Tai dar kažkaip pagalvojau, kad neužkliudyt kolegos, čiuoždamas asfaltu, su kojom bandžiau pagauti savo motociklą, kad tas neatsimuštų priekį važiuojant. Tiesiog irgi durna reakcija, bet tiek, tai biškai pačiuožiau. Nelabai pagavau padangą, bet kartu su ją toliau ir čiuožiau, žinai, biškai. Kažkiek pagavau, kažkiek ne. Bet tikrai nieko rimto nebuvo, sužeidimų nebuvo, buvau su apranga, šalmai, pirštinės, viskas kaip priklauso, tai plasmasės motociklo biškai palūžo, tai tiesiog su įprastais lipdukais apklijavom, kad nemakaluotųsi nuo vėjo ir toliau buvo važiuota, pasiektas kelionės tikslas, grįžta namo, mocas buvo perdažytas ir parduotas. Rokui? Ne. Išvažiavo į Kėdainius, man atrodo. Aš tai tokia esu turėjęs lengva, nežinau, kaip čia skaitasi, blinelė. Lietinė, ne tos Lenkijos degaliniai, kai važiavom į Berlyną. Tai iš tikrųjų ten neaškaltas buvo ten nuomocas, Yamaha TDM-as. Labai sunku žvėriškai. Pats nebūna kaltas nei vienas. Koja, žinai, ištiesiau kojelę pastatyti mocą ir kažkaip jis nenorėjo, žinai. O pasirodo nyštis į kojelę. Pasirodo kojelę atgal, stačiau, kritau, tai ką, gerai, su šalmu buvau, barkštelėjau galvą į asfaltą. Atrodo toks, žinai, nestiprus tas kritimas buvo, net nepajaučiu realiai, kad su galva, žinai, daužiau į žemę. Bet po to grįžęs po kelionės, įsirdžiau šalmą, žiūriu, įskilęs ten, šviečia skylė, tai, atrodo, toks nedidelis kritimas, žinai, o
O koks šalmas buvo? Antireklamos biškai. Antireklamos. Bet jo, dabar pasikeičiau šalmą, tai jau to gamintojo nebepirksiu. Gal čia toks sutapimas buvo, nežinau. O koks tavo zodiakas? Nėra sąsajos kažkokios. Jaučiu skorpionas buvo. Aurimas? Dabar turiu šalmą skorpioną. Ai, tai žinok irgi nieko gero. Tai va, ką, poviliukas. Šviežiena? Būt iš visų mūsų... Parodyk savo koją. Koja, tai... Ne nuo to, ne ant tos pusės virtau. Ne ant to. Jo, bet... Jo, tokiam idealiam sąlygom, kur atrodo niekada net nepagalvotum, kad gali nukristi. Šilta, 30 laipsnių šiluma, saulė šviečia, diena, matomumas geresnis negu gali būti turbūt. Ir labai lengvas posūkis, bet kiek po to laiko, šiemet čia įvyko ši avarija mūsų... Ne, tu nematei to posūkį, ten tau buvo tiesus kelias. Matomumas iš tavo pozicijos labai prastas. Tai šį truputį įvesti į kontekstą, tai ši avarija, sakykime, įvyko šios kelionės metu, prieš paskutinę kelionės dieną, jau grįžtant netoli Lenkijos sienos, netoli Dresdeno. Net ten 7-8 km, ar ne? Nu, jo, jau buvom pravažiavę iš esmės Dresdeną, buvo važiavom iš Bastėjos lomą. Iš Bastėjos. Ir po to visgi galvojau, dėl kas, nes taip ir nesupratau, atrodo iki galo, kas ten įvyko. Karštis gal tas Bastėjoje nealkoholinis alus. Užsisvajoja apie vakarienę. Net labiausiai tai manau, kad įveikia tas karštis, nes pas mane motociklo telefonas gaunasi, kai yra padėtas už stiklo, jis negauna visiškai jokio vėjo. Ir tada, kai buvo karšta visą dieną važiuojant, jisai pradėjo kaist. O Google'as turi tokią funkciją, kai telefonas kaista, jis įmeta naktinį režimą dieną. Ir tu realiai važiuoji, tau į telefoną šviečia saulė, o telefonas juodas, tu nematai. Tai kur tu važiuosi. Ne, nu tai sankryža ten artėjo ir norėjau pasitikslinti kaip. Nu ir ten sekundžių reikalas užmečiau akis į telefoną, kažkaip pakeliu, kai žiūri prieki mašiną, aš jau prie kelkraščio. Dar kažkaip bet jau žiūriu, nuvažiavau, dar gal sustosiu, per tuos pasišokinėjimus užsigazavo ir jau geriau dabar kris negu rizikuoti kažkokio akmens sulaukti ar dar kažko. Tai irgi toks gavosi lengvas ant 20-30 greičio nuvirtimas, kaip ir nieko baisaus, tik tai kaip Kawasaki tas iššokęs veidrodėlis užkabino žemę, tai gavos, kad išplėšė viską ir dar šalia to ir bėgių kojelė, tai toks... Finansiškai kaip ir nieko baisausas buvo taisimas. Bet važiuoti mes negalėjom tęsti. Bet važiuoti negalėjom dėl kojelės elementarios, nes šeštadienio pavakarė buvo. Vokietijai tinginiai nieks nedirba. Ir... Tinginiai, aš karočią ketvirtas kolonai važiavau, kai pamačiau tave, karočią, galvoju viskas. Karočią greitoji, mentai, kelionė baigėsi. Bet žiūriu, kol Mocas statėm visi kelkraščius kažkaip. Nulipau, blemba, mačiau tą visą įvykį, kaip tu važiavai, žinai, dėl rankos kojos dreba, galvoju, kad tau viskas gerai, žinai, žiūriu, tu eini kelkraštį, dabar ten atsisėda ant žemės, viskas gerai, ten Mocą išlupom, kaip ir viskas sėkmingas tas kritimas. Taigi, šitoj vietoj, nors važiavau tik tai su džinsais turbūt. Ir batais, ir su trumpom rankovėm. Jo, bet realiai, tai ta vieta, kuri buvo noga, tai šitoj vietoj ir buvo, bet tik tai nubrozinimas, ten per porą savaičių išgyjo. O jūs iš manęs juokitės, kad aš su striukė važiuoju visą kelionę, ne? Jau geriau striukė, daug kartų per bėgius važiavom. Bet irgi tas tavo grivimas, tu jau nuo kelio nuvažiavai, ten nebuvo to aukščio, ten apie 70, 80 gal. Bet toks mini šlaitukas. Jau tu, kai irgi ten mūsų greitis nebuvo didelis, mes buvom tik pajudėję nuo sankryžos. 20, 30. Max 3-5. Ta mašina dar, ašgi antras, važiavau tiesiai, važiuoju, ta mašina prieki ten taip važiuoja, ir galvoju, už to pasukiuko jau aš pasiruošęs, jau biškiu atsuksim rankinėlę, čia dar prasilėksim, žinai, galvoju, kaip tik jau paskutinis tas vakaras, čia išvažiuojant iš Vokietijos, dar ten buvo numatyta tokių kalvotesnių, tokių keliukų, tokių jau dabar, dar biški pasilinksminam, paskui jau sekančią dieną namo autostrada. Jau čia toj suksim, galvoju, opa, pofkė važiuoja per krūmus, galvoju, kokio velnio, kas tave neša į tą galerą, žinai, žiūri, bam, žinai, galvoju, sustok. Bum, pofkė ant šono, Mocas ant šono. Tai va, ir sakau, ir tada toks iškastis, eina, velniop, galvoju, kas dabar bus. Nebuvo to greičio, jau beveik sustojęs buvai ir irgi aš tą patį matau, ką ir Mantas, aš važiavau, 3-4, ne, kažkas tokio.
Visą tą matau, jo matau beveik sustos, pyst ant šonų čiuožia. Ir tavai sakau, kaip? Svarbiausia, tu žiūrėk prieš kelionę dar atsimeni, tu ir Justelis, ar ne, važiavo į Aukštadvarį. Ir tas tikrai padėjo visuose, ta prasme, ir pagalvoj ten Alpėse, nu kiek ten vietų buvo, ta prasme, su šlaitais, su visko ten, kur atrodo, ten... Skristum ir nuskristum nuo to šlaito. Jo. Ir tokioj elementarioje vietoje, idealiom oro sąlygom, nedidelis greitis, nedidelis posūkis ir, nu, toks, ir pikt ant savęs atrodo, bet kaip, nu, ir išmokta pamoka šitoje vietoje, nežinau, dėl pradžiai nuovargio, nes tiek buvo 5 ar 6, 5 kelionė. Prieš paskutinę dieną buvo... Diena. Nežinau, aš tai sakyčiau, visos šitos mūsų istorijos turi vieną bendrą aspektą. Tai yra kalti motociklai. Nemanau, kalti mes patys ir mūsų žioplumas, neapdairumas ar dar kaip taip. Net nepavadinčiau čia įgūdžių stokos, nes nu, tikrai čia buvo tokios žioplos, visiškai klaidos, patirties gal biškis stoka, ne, nu gal tų pačių įgūdžių šiek tiek stoka, kaip reaguoti tokioje situacijoje, bet iš esmės mes padarėm tiesiog žioplas klaidas, kurios privertė prie pakankamai tikrai nestiprių tų blynų, ne, ir viskas baigėsi sėkmingai, kelionės buvo tęsiamos, žmonės nesužaloti, motociklai apsitvarkė ir taip toliau, bet yra kam nutinka ir baisesnių dalykų. Tu šiaip jau baigėsi iš blogų situacijų, nu, blogiausių variantų idealiausiai. Idealiausiai, jo, nes tu dar tą pačią dieną gali juoktis iš savęs pačių. Ne, kokią tu padarai nesąmonę, ne, nu, tai yra kas negali juoktis, ne, tai dėl ko iš tikrųjų mes čia ir diskutuojam ir užgrebėm šitą temą, tai žiauriai buvo įdomu išgirsti vieną žmogaus pasakojimą, kuris, tiksliai nepamenu, bet berods per vieną sezoną turėjo 5 blynus. 5 blynus. Jisai taip atkakliai kartu krito ir niekaip neužsimušė, ačiū Dievui, bet tas noras važiuoti su motociklu jam irgi taip nenutrūko. Tai ten pas jį, kaip suprantu, pasipasakosiu mums šiek tiek, tai visi žinom tą istoriją, tai tiesiog info žiūrovom. Esmė, kad žmogus turi patirties važiuojant motociklais, pats neslepia, kad važinėja su sportiniu motociklu ir mėgsta paviršyti greitį. Tai okei, bet valdymo įgūdžiai visa kita pas jį yra tvarkingi, padangas tikrinasi slėgį kiekvieną išvažiavimą, tai yra ne taip, kaip turbūt dauguma mūsų iš čia sėdinčių ir už kadro ir čia. Tai, nu jo, aš gal į 2 mėnesius kartą, pavyzdžiui, pasitikrinu savo padangas, bet tikrai nedaugiau. Jis labai paminėjo, va, kaip tu sakai, padangas, ten slėgis, negamintos. Kaip svarbu, dėl oro sąlygų, daugiau, mažiau pūsti ir taip toliau. Kokios ten, žinai, senos, naujos, nu, gamintos. Bet čia gal tas slėgis daugiau takos turi vat, būtent sportiniam motociklam. Nu, aš nemanau, kad, pavyzdžiui, su Harley kokiu važiuojant, ten pagal oro sąlygas yra priimtina, taip sakykime, reguliuotas slėgį. Ne, tiek, ta prasme, keliaujant, aš nemanau, kad jis įtakos tas slėgis turės, bet ką šiemet pats pastebėjau savo emociją, įsidėjau to pačio kino gamintus slėgio daviklius ir važiuojant matau, kaip kas vyksta. Ir va čia vasarą labai idealiai sąlygos buvo grįžtant stebėti slėgių pokyčius. Laukia 35, asfaltas 50, padangas mačiau, jeigu gerai atsimenu, didžiausia temperatūra 60 laipsnių. Tai dabar smenu čia, come on, jau nenormaliai daug, apie galinę kalbu. Priekinė jinai vis tiek mažesnė apkrova, jos kitaip oro gauna atvėstą. Tai tu dar vis prasuki. Ir prasuku. Ir žinokit, kažkiek tas sukibimas, nu jisai skiriasi nuo to, kaip ta padanga vėsesnė kimba. Jinai, nu ne taip, kad ir tuo keliu važiuoja nuo autostradom, nu nelankstai tenai to mocom posūkių, nevartai tiek. Ir temperatūra, ir slėgio svyravimai, nu, kokie 1,2-1,3 atmosferos netgi buvo. Kai va prie tos didelės temperatūros. Tai įsivaizduoju, kad tikrai prie tų... Čia skirtumas, ne? Skirtumas. Nu, nustatyta, kaip pavyzdys. Tai tikrai yra daug. Apie 3 atmosferos kažkas stokinis, pavadinkim, tas slėgis padangose. Nu, bent jau aš tą laikau, ką pas mane rašo ant motociklo, nu, manualę, ką rodo. Tai virš 4, 4,1 netgi mačiau, kad buvo va prie tos temperatūros, apie galinę padangą kalbu.
Tai gerai, jeigu tu keliauji į Nordkepą, kaip pavyzdys, ne, išvažiuoji čia iš Lietuvos plus 35, ne, tavo slėgis padidėja. 3,9, ar ne? Jo, nuvažiuoji ten, ta pati kelionė, ką ne, tu irgi kalbi, tai ta pati kelionė, bet jos finišas gali būti visai kitokios temperatūros sąlygos ir, nu, reiškia, tas slėgis gali nuo max iki min sviruoti apie 2 barus, ne? Visko gali būti. Tai yra tikrai daug, nes 2 barai, kai pagalvoji, nu, 2,8, nes kaip puti, tai minus 2 barai, tai yra tuščia padanga. Šiaip jo. Tai va, tai yra žiauriai didelis skirtumas. Tai slėgius susižiūrėti reikia dažniau negu 2 mėnesius kartą man. Pamoka kitiem metam. Pažadu pasitaisyti kitą sezoną. Pakeisi naują mocą, bus su davikliais, nereiks sekti. Nežinau, ar keisi. O ką nori pirkti seną, mano? Turiu savo. Jo, padangos daug įtakos duoda, realiai pagrindiniai plokštuma, paviršius, kuris tave... Vienintelis daiktas, kuris liečiasi su asfaltu. Tai tikrai, tai grįžtant dar prie to asmens, kuris patyrė 6 avarijas šiais metais ir visų jų priežastis buvo arba netinkamas slėgis, arba netinkamai parinktos pačios padangos ir nesvarbu, kad jos buvo visiškai naujos, bet kaip ir vieną pavyzdį minėjo, buvogi užsidėjęs iš žiedė važiuotos. 9. Jo, 9, bet žiedė važiuotos, sezono pabaiga, ten liko gal jau mėno laiko iki sezono pabaigos, nu, tai sako, man užteks kaip ir, tai vidurys nuvažiuotas, ar atvirkščiai buvo, šonai nuvažiuoti, vidurys geras, ne, tai tu turi tą sukibimą važiuodamas tiesiai, o važiuodamas posūkį, tu to sukibimo tiesiog nebet ir tave neša į šoną. Tai neatsimenu laišką siuntušio žmogaus vardo, tai nepyk, anonimiškas žmogau. Linkėjimai tau ir palinkėsim turbūt kitą sezoną užsispyrimo. Ne. Tu daugiau nebenorėk, krisk, važiuok saugiai, nekrisk ir gyvenk savo laimingai. Nebūk toks atkaklus. Būk bišk paprastesnis. O kodėl tu užklausai, kad aš tipo parduosiu mocą, naują pirksiu? Ne, tai sakau, gal tu nori su padangų slėgio davikliais naujo. Kad nereiktų tikrinti kas 2 mėnesius. Skaudėjo. Taip visi irgi pablynų tą patį sako, turbūt pirmi žodžiai būna. Au. Gerai, mano ševeliūra, viskas gerai. Tu pablino ką kito, sakai, ne, au. Aš sakiau gal porą keiksmažodžių, bet aš kai nukritau, atsistojau ir dar šalme Jessica Šai groja, žinai. Tik apkabink mane. Koks gabalas? Apkabink mane, man atrodo. Greičiau nusimta šalmą. Bet aš kiek pamenu, paskui tu visą kelionės laiką, kai važiavai pas Andrelį ant bagažinės, tai tą dainą ir dainavai, ne? Man muzikos nereikia, kai dainavau. Šiaip, iš tų Goldwingų mes ten visaip kalbam gražiai ir negražiai, bet ten galą važiuoti tikrai patogu. Aš negaliu su tavim sutikti, nesu galia Goldwingo žemės. Priekį patogu. Tai gerai, viskas, darom išvadą, Goldwingas skirtas važiuoti tik gale. Nu, keleiviam labai patogu. Prezidentų motociklas, ne? Variantas. Bet mes kalbėjom visą laiką apie padangas, apie apavus, kitaip sakant, bet aš manau, kad avarijom, nu galbūt ne avarijom, bet labiau čia po avarijos turi traumom visom daug įtakos ir aprangos. Po avarijos turi daugiausiai įtakos geras daktaras. Nu, avarija, aišku, nelygiai, bet faktas, kad reikia važiuoti su aprangom, kad išvengti kuo daugiau traumų. Ir tu minėjai per pertrauką, kad apie apavus turi istoriją, bet ne apie motociklų apavus, apie žmogaus apavus. Ja, aš tokį, kai pamatau mieste, nu, yra daug dar tokių, aišku, didelė dalis, kurie važiuoja motoroleriais, bet jie važiuoja su kroksais. Aš tokį pamatau, man norisi, nesvarbu, su mašina, su moco važiuoju, norisi nulipti, atimt nafik iš jų tos kroksus. 5 eurų duot nusipirk. 5 eurų, nu gerai, 5 eurų jau reikia, normalesniem batam tokiem jau reikėtų. Bet, ta prasme, jie žiauriai nepatikimi, nepatogus, nu net kieme su jais, nu nepatariu važiuoti. Nu ta prasme, nu jie nuslyst gali, nes kaip ir tu minėjai,
Ir sukibimas su tais pačiais ir peidalu, ir kojelė mocų, ir šiaip tu nuleidęs kojas nuo motociklo ant žemės, tu tvirtai turi jaustis, tu turi jaustą motociklą atlaikyti. Aš labai gerą pavyzdį su tais kroksais, dėl ko Povilas susiminė turiu. Irgi jau čia seniai atgal patį pirmą mocą turėjau Yamaha Virago 7PM, labai smagus mocas. Jeigu kas norit pirmo, tai jau šiaip nepirkit, yra geresnių dabar. Jau dabar nebegamina tai Virago. jau Ačiū Dievui. Bet ne apie motociklą kalba. Užvažiavo draugas, atsimenu, pas mane vasarą, šilta, visi, su kroksai, žinai. Ir jisai, davai duok pralėkt. Kaip ten sako, gera dušelė plika subinėlė, ne kaip būna. Davai, prašau, žinai, sėdo. Kiemo nuvažiavo, ką žinau, 40 metrų. Virš vyšnios kroksus pamačiau. Pirmiausia, turbūt sustojo širdis pas mane, kvėpuot nustojau. Dėl draugo ar dėl moco? Ką? Dėl draugo ar dėl moco? Dėl draugas tai... dėl troksų. Ateinu, mocas ant šono, tašės. Pažiūrė, kroksai vieną slyvo, kitą vyšnę, žinai, vieną koją nuliekus. Pašokės jisai, viskas gerai, pofik, sakau, kad tau gerai, ką mocai padarė. Aišku, ten greičiau nebuvo didelio, išvažiuojant iš kiemo buvo trupintas asfaltas papiltas, ir jisai nuslidus kaip skalda. Jisai dar atsimenu, pajudėjo, atsisuka į galą, ar galiu gazą spausti, tai sakau, protingai. Ir jisai atsuko rankeną. Ant to skaldos, su bet kuriuo mocu pasuksiu, ir jisai ratuojasi. Gal, ta prasme, jeigu būtų su tuo apavu kitų buvęs, jisai sakė, jam ir kojos nuo pedalų nuslydo, nuo pakojų, nuo kažkur. Bet kaip be būtų, ta prasme, važiuojat su motociklais, apsirenkit, apsiaukit normaliai, šalmus nesutrūkus. Keleivius aprenkit, nes žiauriausia, kai keleivius veža, žinai, panas, nuogas. Bet jeigu graži keleiviai, aprengsi nematys niekas. Britvininkus dažnai tenka matyti, pats apsirengęs, visas jo kombinzonas, batai, ten pirštinės, didžio šalmas, ten nežinau kaip 3, tik tai nieko nesimato iš žmogaus, o gale sėdi mergina su mini šortukais, su ir tu nelenki tų motų ir paskui važiuoja. O tai ką, geras vaizdas. Aš irgi taip darau, nelenkiu. Bet aš esu pastebėjęs jūs, visi, kai kelionį važiuojam, ten saulutė tik pašviečia, visi ten simė. Oi, o ką tu pas trečią dieną darei? Ne, tai aš ne trečią, prieš paskutinę atsipalaidavau ir nusimečiau. Žinai, bet, iš esmės, tai aš irgi, kad ir karštą, jeigu velniškai karštą, ne, gerai, gal gali nusimti tą švarką, striukę, žinai, kaip vadinkim, bet šiaip tai mėgstu, pilnai, kaip ir Andrius šneka, kad ten pirštinės, striukė, žinai, nors ir karšta sąlyginai būna, bet, tuo labiau. Saugesnis jautiesi, toks, kaip, žinai, jautiesi kaip mašinai, kaip diržą prisisegi, žinai, tai va tas pojūtis. Ir tuo labiau, kad šiais laikais ir vasarai pilna tų rūbų. Bet, pavyzdžiui, pats, tu tikrai ne vieną sezoną prieš tai važinėti su tom trumpom maikutėm ir... Nes neturėjau striukės vasarinės. O tik aš čia brandas suveikė, striukę gavai dovanų ar kas? Ne, ta prasme kažkaip, ką žinau, gal nebuvo aplinkoje tų atsitikimų tiek daug, kad, man tai neatsitiks. Važiuoju, kiekvienas negalvom, kad aš išvažiuoju su mocinu, kad ir su trumpom rankovėm ar ne, esu kažkada jaunas durnas būdamas ir su šortais, ir tais pačiais kroksais važinėjęs, bet... Gal, kai sakai, ar ta branda ateina, ar kažkas, ta prasme, pradedi kitaip galvoti, suvokti, kai pamatęs, per tą pačią žiniasklaidą, kiek ypač, ir paskutiniai metai, tikrai daug skaudžių įvykių buvę visokių. Man tas ypatingai irgi poveikį daro, žinai, va tos. Taip, gal tas, aišku, ten tas triukiai, jeigu jau tu dėsi blyną ant gero greičio, jau tas triukiai jau, kad tenai nepadės, nei ten, ar tu su kroksais būsi, ar be kroksų. Bet tom žioplom klaidom, apie kurias mes iš pradžių kalbėjome. Tie patys bėgiai ar ne, ar prieš bėgius į kviečius žiūrint, nesvarbu. Bet tiem lengviem, tokiem pusblyniam, kaip pirmai pavadinau, tikrai, padėtų. Kad ir tavo, dabar kritimas buvo. Tenai tu tą alkūnę, nedaug ten nusibroznė, ne, ar kažkas. Bet jau dzin, sakyčiau, tegul plyšta man tas triukė, ne, ar tenai sutrūksta šalmas, negu važiuoti, ar tenai siūti santakį, ar ne pogriuvimo. Bet, pavyzdžiui, aš važiavau su džinsais moto, tai su kelėniu, kadangi irgi buvo kontaktas, tai iki pat apsaugos nuėjo, džinsas prasitrynė. Jisai praplyšo, jo. Taip. Bet koja viskas. Bet tai kojai, jo, šitoje vietoje apsaugoti, aš pagalvoju, tokia situacija su šortais važiuotum, tai gal ten po to girnelę pasikų ten galėtum savo. Ne, čia susideda realiai viskas. Ir padangos, ir apranga, ir įgūdžiai, oro sąlygos, savijauta ta pati.
kai tu sakai, nu irgi karšta buvo ar ne, va, kai tavo atveju. Taip, ir tas išvarginau, plus ne pirma kelionės jau diena. Gal ten mintys jau kažkur nuklydė link namų, kaip pavadinkim, ar ne. Nu, visas tas susideda. Viskas susideda. Bet žinai, mes dabar vyrai kalbam apie aprangas, ne, kaip ten kokios pasiekmes gali būti jų nedėvint, bet gal mes važiuojam iš tikrųjų su per senais mocijais. Pas mus, nežinau, pas mane Harley, pavyzdžiui, nėra jokio traction control, ne, traukos kontrolės, nu, ABS yra, bet dabar naujose mocijose, taigi sudėti... Šiaip tai neveikia, yra, bet neveikia pas mūsų, beje... Bet jis galimybę turi. Matą, jo, ten jau surado galus, tai darysim. Kitą sezoną veiks. Iš esmės, nu, naujose mocose, ne, tai yra daug tų saugumo dalykų įdėta ir blind spotai, tie vadinami aklosios zonos. Aklosios zonos, ne. Traction control, kiekvienam ABS, tai ten... Šiaip radarų į naujus motociklus montuoja. Aš tarkim, dėl saugumo taip sutinku, jie naudos duoda. Bet praranda tada motociklas visiškai praranda žavesį. Nu, tai wow, dabar tai pastabdykim tave. Tu važinėjai su Honda Goldwingu, tai turbūt yra daugiausiai prifarširuojamas motociklas visokiam intelektualiom priemonėm, kas tik įmanoma sugalvoti. Tikrai ne, galiu ginčytis, tikrai ne. Tikrai nu, man atrodo, kad ten, va ten tai galim. Nu, kaip BMW's dar, BMW's ir Honda Goldwingas, sakyčiau, nu, sugrūskim viską, kas tik įmanoma. Taip, tai yra saugumas, viskas tvarkoja, ne, va, kaip, koks tavo vardas? Aurimėlis. Aurimas minėjo, ne, nu, traction controlas, ne, ABS-as, tai jau šiandien ten jau nekalbu, ne, bet va dabar pats užsimeniai net radarus, ne, montuoja, blind spotus montuoja, nu, viskas, motociklas tampa mašina. Šiaip tai taip, bet pakolkas Goldwingas dar to neturi. Pakolkas. O 25 neturės? Visi Goldwingų entuziastai asai laukia jau šiemet kažko naujo, bet reikia tikėtis, kad kitais metais gal kažkas išeis įdomesnio, nes pakolkas šiemet gavo tik tai naują spalvą Goldwingas, o kiti metai turėtų būti jubiliejiniai. Kokią spalvą gavo? Pilka dizelį? Pilkas dizelis irgi yra, bet labai ten mandras pavadinimas. Green... Metalik, matė kažkas ten, matinis žalias. Toks, nu, graži, ta prasme, sodri, rimta spalva, sodresnė. Bet realiai vienintelis gal patobulinimas, nu, dar padangą gavo naują. O toliau, nu, sakau, gal kitais metais bus kažkas naujesnio padaryti, bus matyti. Bet tu klausyk, buvai čia... Eikma paroda, ne? Išdavė. Žiūrėk tavo kalbėtas spalva. Kaip tanko. Va šita spalva. Šiaip tai žiauriai gera. Spalva šiaip jinai ir gyvai jinai atrodo, ta prasme, net minkštas tas motociklas. Viskas su juo... Mocas tai spėjau nieko gero, bet spalva čia skonio reikalas man. Man tučių per daug plasmasės, ne? O ką Honda dar turi naujo pasiūlyti kitais metais? Nežinau. Jisai kitais motais, nes Goldwingas viskas už ten. Jo, viskas. Goldwingą pasiūlys kitais metais naują. Planuoja jie kitiem metam, kaip ir daugelis gamintojų, paleisti ir hibridinius, ir elektrinius motociklus. Tugi buvai Eismai. Netyčia papuolė apsilankyti. Nu, tai dabar plačiau. Galiu papasakoti. Tai jau pasako. Kitais darbinės reikalais Italijoje buvau ir kaip tik pro Milaną važiuojant, žiūriu, nu, kokias 3-4 valandos turėjau laisvas laiko dar iki skrydžio. Ačiū Linui, kuris priminė prieš tai, kad buvo porą dienų atgal Eikmoj. Galvoju, nu blemba, gal ir man reikia apsilankyti. Užsukau, bet ta prasme, toks buvau bėgom per visus paviljonus. Aišku, kažką pamačiau, daug ko nepamačiau, bet šiaip tikrai nustebino pats parodos dydis. Čia mes visi prieš kiek, 2 metus, 3 buvom, ar ne, Varšuvoje? Prieš 2 atgal. Nu tai, aišku, ten visi mums sakė Varšuva, tais metais buvo, nu, maža pati paroda, ar ne? Po COVID-ogi buvo. Jo, nu, bet realiai Eikmos, tai vienas tas paviljonas tokio dydžio, kaip visa Varšuvos paroda, o čia buvo, jeigu suklysiu, pataisykit komentaruose, man atrodo 8 paviljonai, ar 9, kažkas tokio. Ir tikrai visi įspūdingi spalvom, pasirodymais, pristatymais. Matau, čia ir į normalų paviljoną buvo užsakyti. Buvo čia toks. Motociklų.
Tikrai įdomi, manau, tiem, kas domisi, planuoja, gal ir atsinaujant, ar apskritai tą motociklizmo kultūrą, nereikia čia būti klubo nariu kažkuo, verta apsilankyti kartą, bent jau kartą tikrai verta, nes ir tu pamatai tų naujienų, apskritai susidarai vaizdą, ką kiti gamintojai siūlo, ar ne? Nustebino tikrai patys tie visi, sakau, stendai, kiekviena muzika, panos, žmonių ten neįmanoma prieiti, aišku, ne visus. Eilės prie tų, pavadinkim, brandinių, ar ne? Harley, ten Honda, BMW'as, ten koks Ducatis, kaip pavyzdys. Tenai nori, jeigu prie motociklo prieiti, tai eilutė atsistoji, ir po žingsniuką bandai prieiti. Aišku, aš to, dėja laikų, kai, sakau, neturėjau, tai prabėgom greitai prieėjau. Bet buvo ir tokių vietų, kur vaikštai ir toks jausmas, čia uždarytas tas paviljonas, čia žmonių nėra ar kas. Jie labai dideli buvo, pasiūla nežmoniška tų. O tai kas ten buvo eksponuojama? Spėkit, kas gali būti. Kur galėjo europiečių būti mažai? Čaina? Aš tik laimėjau Road Brothers marškinėlis. Prizą į sceną. Iš Kinijos. Ne, šiaip tikrai nustebino, buvo net galų apie, pavadinkim, 1,5 paviljono panašiai plotų užimta. Būtent Kinijos rinkai. Apie techniką pačią kalbu, neskaitant, kiek mačiau dar aksesuarų, kur kinai, aišku, kaip ir motociklai, taip ir aksesuarai, kopijos europietiškų atitikmenų. Ar motociklai, tie patys šalmai, dėžės. Tai o buvo tavo svajonės kopija? Koks jis ten aš tos svajonės. Wow, ten kaip. Vaikštau po parodą, jau čia Goldwingą susiradau, pasižiūrėjau, viskas čia gerai, praėjau kitus stendus. Ir atsiminėjau šitą konkurentą. Davai per tą kinų vėl stendą vaikštau. Neradau. Bet gal ir gerai, kad jo nebuvo, nes, man asmeniškai jisai toks. Bet tai V8? Ne V, jisai opozicinis, koks jis variklis skaitųsi šonu. Bet 8 cilindrai. Bet 8 cilindrai, 2 litrai. Dėl to gal ir įdomu būtų pabandyti. Bet jisai, mano nuomonė, ne vien mano nuomonė, ir ką komentarų ir internete skaitęs, kaip bebūtų yra kinas. Čia kinų tipo cruiseris toksai? Pakolkas. Grinas, Goldo analogos. Pakalbėsiu dar paskui ir apie šitą, bet jeigu tęsiant tą kalbą apie Goldwingo kopiją, tai taip, tenai pabandė kinai, pavadinkim, pasivyti net, labai ten iki to pasivymo toli. Kopijuot, vadinkim daiktus tikrais vardais. Kopijuot, taip. Jie ir tenai ir išvaizda, tikrai tą Goldwingą panaši, tik tai viskas. Ant bako išpūsta. Netgi prieki, tas mygtukai su bumbuliuku. Visi ten ir išvaizda ir viskas, tik tai jisai išpūstas, ištemtas, pasunkintas nenormaliai, variklis 2 litrai, svoris 460, man atrodo, kilogramų. Kiek šiaip Goldo? Goldwingas ir naujas apie 3,7-3,8. Norėjau sakyti, kad čia iki 400. Jo, aišku, iš kitos pusės variklis didesnis. Kur 1,8, kur 2 litrai, vis tiek duoda. Aišku, kinai norėjo perspėti Goldwingus, pavarų dėžę įdėjo 8 pavarų, berods DCT. Jo, Goldwingas deda 7, jeigu tą kalbant automatinę dėžę. Su garso aparatūrom, su saugumo sistemom, ten prifarširuotas, va kaip ir tu minėjai. LED liečiamas ekranas. LED liečiamai ekranai, radarai priekį gale visokie aklo zonos. Ten, ta prasme, visko pridėta ir klausimas, kada tai nustos veikti. Jaučiu greitai. Bet yra pliusas. Pirkdamas tokį mocą visada jį tvarkysi originaliom dalim. Nepamirškit. Kinija. Ne, žinai, aš tai galvoju, viskas gerai, žinai, su tais kinais čia, matai, ilgojų perspektyvoje mes pamatysime, kaip bus ten po 5, po 10 metų, kaip pradėsime eksploatuoti, ne, kaip gausim greitai detalės, kaip jie ges, o gal neges, žinai, aš tai pastebiu, kad kinai apskritai eina tu paminėjai didelį cruiserį, ne, bet eina į adventure stiliaus, daug turėjai matyti turbūt. Daug. Nes kiek man teko domėtis, ne, CF moto, ne, yra kinų, kur kiek domėjausi, ten vieni ginčiasi, žinai, ar tai yra KTM variklis, ar tai yra kopija, ar tai yra KTM tikrasis variklis, ne, ir ten net yra toksai modelis kinų Cove 800X, kuris realiai patobulinta šiek tiek KTM variklis, ten alkūninis velinas
pakeista, pamodifikuota, įspręstos tam tikros problemos, ne? Ir jie dar netgi galę užkėlė, žinai, aukštajam, vadinkim, diapazone. Tai net tas KOV jau yra atstovas Lietuvoje, Vilniuje. Jau yra. Turbūt... Čia šitas? Ne, čia yra kitas, Vauž. Apie jį irgi noriu pakalbėti. Tai čia yra BMW kopija, vadinkim, bet labai įdomi istorija. Reiškia, čia yra premium brandas tokios kompanijos Launchin. Jinai 93 metais, nuo 93 metų kūrė, gamina komplektuojančias detalės BMW Mersui, o 2005 metais pasirašė su BMW sutartį. Tai jie gamina variklius BMW 650 kubinių centimetrų varikliams, tai BMW F serijai gamina variklius, tai jie grinai pakopino, grinai BMW'as. Čia dar yra pridėti blind spotai, priekinę kamerą, kaip sakyti. Į tokį mocą. Ir kainuoja, jisai bus skirtas Europos, Azijos rinkom, žinai, 9-7. O čia ne Afrikos labiau kopija? Ne, čia grinai BMW, ta, sakau, Launchin kompanija kūrė BMW variklius, o nuo 2015 jie iš viso perėmė apskritai BMW motorolerių gamybą, kur 305 kubikų gamina apskritai BMW motorolerius. Launchin, čia premium ženklas. Bet va, kaip ir pasakei, kinų pagrindinis pakolkas koziris. Dėl ko kalbėjau, KTM jo kopija. Dėl ko jie gali gal bandyti konkuruoti Europoje, pas mus yra kaina. Aš labai gerą pavyzdį vieną. Tai vienintelis dalykas. Tai sakau, ir visada tvarkysiu originaliom dalim, tai iš Kinijos siūsiesi. Bet aš vieną labai gerą pavyzdį toj pačioje Ekmoje radau. Einu taip iš priekio. Jofana, kai triumfas atrodo. Prieinu artin. Aišku, triumfas. Kinų stendė, ką tu triumfą rasi, žinai. Prieinu, taip, jisai padarytas kažkas, pirmą žvilgsnį metant, tikrai panašus į triumfą. Litro variklis. Jau nebe, čia ir baigėsi triumfas. Oh my god, ne. Bet šiaip sumontavę CVT dėžę, big rankana kaip keturratį, šonę, jungia, tvarkingai ir važiuoja. Bet nesmė, jau naujo kaina yra 11 000. Aš ant jo atsisėdau. Jisai toks, rimtas, tvirtas, mocas atrodo, visi mazgai kaip ir gražiai atrodo, sutverti, nėra kažkur, kad laidai kišotų kas. Naujas mocas 11 gabalų. Ne, aš tai sutinku, viskas gerai, tegul eina tie kinai čia į tą, žinai, rinką, tai ta sveika konkurencija, viskas gerai, žinai, kiti, žinai, pasitemps. Gal atpigins europinius modelius, ar ne? Čia, žinai, tas pats kaip... Šitas, jo. Iš tos serijos, kaip anksčiau, žinai, ten Japonai, ne, pradėjo eiti į rinką, Yamaha, Kawasaki, ten Suzuki, irgi visi, žinai, gal keistai atrodė, kaip ten Harleys, Indianas, nuo senų laikų, žinai, gamino Ducati, kaip pavyzdys europiečio, čia Japonai ateina. Tai dabar Suzukis irgi nėra jau taip jau, kad ne, čia nauji gamintojai, nėra, tai irgi senai gamina. Keistai, sakau, tai va, aš tai... Sakau, nieko prieš, tegul eina, jie pažiūrėsim ilgoje perspektyvoje, kaip jie atrodė. Žinai. Man tik užstrigo dar vienas tavo pasakymas. No. Galėčiau tave pertraukti. Prašau. Tu pasakei, išbandysim kinietiškus motociklus ir matysim, kaip jie laiko, kaip važiuoja tos detalės ir panašiai. Tu galvoji, kad mes juos bandysim? Tai aš bendraja prasme kalbu. Mums asmeniškai turbūt tai visiškai neaktualu. Tai... Žmonėms aktualu apskritai, turime išbandyti žmonės. Aš tai turėčiau galimybių, kodėlgi ne, pabandyti Adventure stiliaus motociklą, kiną, why not, pažiūrėti. Tu, pavyzdžiui, norėtum man rimtą Goldo kopiją? Dėl sportinio azarto, tai faktas būtų įdomu pabandyti, kaip su juo važiuoti, nors ką YouTube mačiau. Bet atrodo tikrai gerai, blemba. Nelabai. Ir man nelabai. Tik tiek, kad aš tam pačiam YouTube, ką mačiau, kai kinai patys bando su juo važiuoti, aišku, pirmiausia, minusas tų kinų kojos visų trumpos. Jie mažiukai, tas motociklas pradeda važiuoti būti, nežinau. Dreba. Jie nepavažiuoja ir jisai net tam pačiam video žiūri, jis matosi, kad jisai važiuoja kaip dramblys. O tie išpūsti žandai, ten kas tipo oro paėmimas, filtrai.
Žiaunos. Nes grinai atrodo, man tai kai atrodo kaip koks burundukas prisidėjęs riešutų savo į žandus. Nu, jie čia bandė specialiai va tuos visus išpūtimus, paraitimus padaryti, kad atspindėtų savo tą, kadangi kinai, nu, pas juos drakonas daug kur konfigūruoja. Visokie išraitimai, kaip drakonų uodegos, nasrai ar ten kažkas. Nu, bet... Šitas žiauriai nepanašus į drakoną. Čia toks pūstažandis drakonas, ar ne? Bet kai Raurimas sako, laikas parodys, nu gal ir bus neblogas motociklas. Bet... Gal kažkas dings, žinai, kažkas išliks toj rinkoje, žinai. Apskritai, kinai gamina... daug, vadinkime, europiečių, ne, modeliams, nu, dalis. Dalis, variklius, va, ne, BMW launching kompanija, jeigu aš neklystu, nu, nenoriu čia, kaip sakyt, prisikalbėti, bet man atrodo, CF moto, lygtais girdėjau, kad KTM variklius, nu, prasme, daro. Tai CF moto turbūt yra vienas žinomiausia kinų gamintojas, ką mes galim šiandien dieną įsigyti Lietuvoje, ne, oficialūs atstovai, kuo puikiausias tiekimas ir taip toliau. Ir visai puikiai daro. Ir perka, jo, visai nesenai mačiau internete, ta prasme, keturačiai, tai ten yra, nu, vieni vartai, ta prasme, kad ten, neatsimenu tiksliai periodas, kuris ten buvo įvardintas, ar tai pastarėjai pusę metų čia Lietuvoje, visų įsigytų keturačių 70% buvo CF moto. Tai aš skaičiau straipsniuką irgi, tai tuos Kov ir Vauge, taip turėtų skambėti, tai labai italai mėgsta, daug perka, žinai. Nu, nepastebėjau, italai. Nu, bet gerai, dabar kinai, ką čia mes kalbam, tai siūlo cruiserius ir adventure pagrindė. O sportininkam... Ne, pagrindė adventure eina, nu, kiek teko. Apskritai. O sportininkam kažką gal tu matei... Kinų bent jau, nu, visus stendus kalbant, toliau pakalbėsim, bet jeigu tęsant dar tą pačią kinų temą, pas juos, nežinau, turbūt gal kokias, sakyčiau, 80-70% pasiūlos motociklų, kai yra, nu, jie siūlo savo rinkai, tai yra miestą. Pas juos žmonės gyvena miestus, motoroleriai, strytukai, visokie... 6 PM kubikų maždaug turėtų būti. 6 PM, tai pas juos kelioninis kinas yra. Ne, tai vasme maži, nuo 125, 2 PM, 3 PM, 400. Eini per jų stendus ir visur lengvi, maži, manevringi miesto motociklai. Ir ką baisiausia, ir kiti gamintojai seka jų pėdom, nėra didelių moc. Ne, tai... Nėra. Prisitaiko, žinai, gamintojai prie rinkos, dabar, žinai, ta ateinanti nauja karta, jaunėjanti, žinai, jauni motociklininkai reikia nebrangaus, ne, ekonomiško, gerai valdomo, vadinkim, galingo, kaip ir va, Yamahas yra ten ta filosofija, the dark side of Japan, tipo, mocas turi būti tiek galingas, kiek gerai valdomas, žinai. Nu, ta prasme, jie eina link to ir tie visi, žinai, neigt klasės motociklai, stritukai, nu, jie tą turi, visas ten įrangas, traction control ir panašiai. Nu, tai jie ir eina link to. Dabar, žinai, vis mažiau ir mažiau gamina tų, praktiškai negamina tų didelių cruiserių, ne, kur anksčiau būdavo. Apskritai niekas nebegamina jokio normalaus cruiserio apart 2 gamintojus, amerikonus. Taip. Viskas. Visi japonai savo gamybas, tiek ta pati Yamaha, tiek Honda, tiek Kawasakis, tiek Suzukis, jie yra, nu jie nebesiorientuoja visiškai į tą, net nežinau iš tikrųjų, kaip tiksliai reiktų įvardinti, ar tai cruises, ar tai touringas, nu motociklas. Mano žodžiais kalbant, tai yra motociklas. Gamina tai, kas yra prikrauta plastiko, ne? Kaip tu sakai, taip, nu... Ką rinka diktuoja, tą gamintojas ir gamina. Nu, viskas tvarkoja, žinai, bet anksčiaugi buvo kitaip. Ta pati Yamaha turėjo Warriorą. Jo, bet nu, tikrai puikus aš galiu to pasakyti, kodėl. Jie turėjo, kaip Andrius minėjo, Virago, Warrior, 1.7 Riderį, 1.9 Stratolinerį, 1.9 irgi, jeigu neklystu. Tai iš esmės, kiek man teko domėtis, tai vadinkim, jų, manau, tas visas top viršūnė, kai dar galėjo, kai konkuravo su Harley'u, ne, Indianu, tai buvo, aš taip nuo 90
iki 2009 metų, ne, po to atsirado 2006 metais trečia emisijos klasė, 2016 ketvirta, 2020 penkta emisijos klasė. Tai atnaujinti tos modelius, jie, kadangi Harleys, Indianas, didelė konkurencija, tai jie prarado, vadinkim, savo rinką ir jiems atnaujinti, dideli kaštai, o kaip nėra tos rinkos užima. Tu sakai, kad tai įvyko dėl emisijos klasės? Ne vien, tas pats Harleys, tu paimk Harley 22 metų, jis netitinka ES standartų. Jo, čia yra čia yra viena iš tų prielaidų, žinai, jie dar, tarp kitko, Yamaha 2017 metais išleido Yamaha Star Eluder ir Venture du mocus ir jie galvoja, padarysim dabar, vadosim, padarė kaip konkurentą Road Glide'ui, bet jiems visiškai nepaėjo, nes buvo BMW GTL dar kaip konkurentas, Honda Goldwingas, tas pats, jau. Tai jie galvoja, sukursim, dabar duosim, žinai, Amerikos rinkai čia, tai ką jie padarė, prasišovė, padarė Road Glide'as, buvo ir pigesnis, ir galingesnis, tai, nepaėjo Yamahai su tais ir 2021 metais net nutraukė gamybą, tai man atrodo ten 3 ar 4 metus. Šitas būtent modelis jis trumpai, kai tu sakai, jau ten 3-4 metai. Jo, dėl to, kad jiems nepaėjo, buvo kaip Road Glide'ui pagrindinis konkurentas, bet jisai buvo brangus Amerikui, brangesnis negu už Road Glide'ą, žinai, galios mažai ir, dėl šitų dalykų baigėsi paskutiniai Yamahos mocai, buvo šitie didesni, žinai. Tai dar vienas aspektas, kad kaip jie prarado rinką, tie visi japonai. Tai ką ir mes kalbėjom kažkuriam podcast'e, kad tuningavimo galimybės, tarkim, lyginant Harley, custom detalių yra daug, gali pasirinkti ir Lietuvoje, ta prasme, tu gali pasikeisti mocą visiškai kitaip atrodantį, imkim japoniškus motociklus. Ką tu įsidėsi ten tą plūgą pačioje arba priekinės lempos, prasiplatinsi, žinai, galinį ratą, viskas. O, sakykime, Harleys turi daug detalių, gali custom pasidaryti savo mocą, kad tu net pažintum jo. Taip. Tai ir prarado irgi dėl to, vadinkim, dalį rinkos, kam yra svarbu, žinai, parodyti. Dabar aš pats netikėsiu, ką aš pasakysiu. Kam keisti tai, kas yra sukurta gerai, iš esmės, tu paimk, tos pačius japonus, taip jie dabar jau nebegamina, Vorės, jie nebegamina tokio tipo motociklų, bet tai, kas yra dabar gaminama, tas pats, čia BMW stovintis, ką jame keisti? Jame viskas iš esmės yra tobula, ką tu jame gali pakeisti? Wow. Kas skiriasi? Tu pastatyk du šitokius BMWs šalia vienas kito, kas pas juos skirsis? Skirsis jų spalva, skirsis jų užmontuotos padangos ir kuro bake likutis benzino, viskas. Jie visiškai vienodi ir ten nėra ką keisti, jie yra sukurti identiškai. Harleys kuria meną mums, kad tu galėtum būti kažkoks tais individualus įsiskiriantis, nes jų standartinis motociklas, dauguma jų standartinių motociklų, tikrai ne visi, jie yra, nepakankamai, jie yra paprasti ir, galbūt ne taip įdomus, bet iš to neįdomaus tu gali padaryti visiškai kitokį ir visiškai individualų ir tokio, kokio niekas neturės, nes tu pastatydamas du Harleys vieną šalia kito, to pačio modelio, visiškai nesvarbu kokius, jie visą laiką bus skirtingi. Tu niekada nerasi dviejų vienodų. Niekada. Visi šiti motociklai, dėktų ką nori, gerai. Ant ratų gali juostelę užsiklijuoti, nežinau, dar gal kokią papildomą lemputę, atšvaituką jo, arba Road Brothers lipduką užsiklijuoti. Viskas, daugiau tu nieko negali čia keisti. Čia nusiperki standartinį modelį ir tavo kūrybai to taip, tai dėl to tie visi, žinai, japonų gamintojai ir nuėjo į kaip sakyti, į mažesnę, į kitą rinką prisitaikė, žinai, pradėjo kurti mažesnius. Kokią rinką? Čia rodo, kad mūsų visuomenė yra tinginiai. Jiem tik tai sėdėti ant sofos ir paskui, užsimaniau pravažiuoti, nuėjau į garažą, sėdu mocų, pravažiavau, grįžau, pastačiau ir vėl sėdžiu ant sofos. Viskas.
O kas žiemą krapštysis prie motociklo? Tik tokie idiotai kaip aš ir tu. Ieškos iš kur tepalai ten varma. Kilimukus tiesa, ne? Ir Harlio, ta prasme, nesu nei už, nei prieš juos labai nusistatęs, tarkim, tos Harlius. Bet kaip ir Matas praeitam podcast'e minėjo, Harlis padaręs, ar tas mocas 90 ar 20 dabar metų. Ant jo didelį dalis detalių tinka. Tu tą patį seną mocą, tu jį apsikrauk naujom Harlio lempom, apdailom, feiringą. Tu neatskirsi, ar jisai senas, ar naujas. Taip. Harlistas būdamas to atskirsi, matysi, variklis tenai senas, rėmas kitoks, pavyzdys, skirsis. Bet jis padarė tas, jis savo detalės, ta prasme, gamina universaliai. Ir jisai dėl to gali ir konkuruoti apskritai kainoj ir detalių, ir gamybos kainoj, kaštos jam, kam jam nereikia naujų kažkokių formų, pavadinkim mane, presų leistis tenai kitiem varštam, kitiem laikikliam. Jis dėjo 90 metais dėjo tą patį ten, pavadinkim, pakojo ar ne kokį. Ir to pakojo varštas, jisai 90, ten nežinau, 90 gal ne, bet sakykim, jeigu ta pati serija, Turingas arba ten Softailas, jeigu pakojo varštas ten 2000-aisiais ėjo toks, tai ir 2024-aisiais jisai sukasi lygiai toks pat. Tai tau visiškai nereikia sukti kiaušų, jeigu tu nulaužiai savo pakoją, tu pasikeitei ir tau tie varštai bus tie patys, jie į tas pačias skylės rėmė yra tos pačios skylės. Ir į tą pačią vietą tu tą patį varštą gali sukti visiškai nepriklausomai nuo metų. Tai Japonas šito niekada neturėjo. Japonas, vokietis, italas. Faceliftas ir veržlės faceliftas padarytas. Ir rakto. Tai jisai, sakau, Harlis vien dėl to gal jisai, visą laiką žiauriai konkurencingas, pavadinkim, ne? Ir apskritai jisai pastaruosius 10 metų labai stipriai eina, vadinkime, Europą, ne? Vien tik teko domėtis, ne? Vokietijoje yra 66 Harlio oficialios atstovybės, ne? Austrijoje, pavyzdžiui, sąlyginai nedėlė šalis savo plotų, gyventojų skaičium, nežinau, gal apie 9 lemai gyvena, tai Harlis turi 15 atstovybių. Ir skaičiau iš tikrųjų tokį įdomų straipsniuką, žinai, kas labai patiko to brando, požiūris į klientą. Tai Austrijoje buvo 2020 metais atliko tokį apklausą, žinai, nepriklausomas tyrimų biuras OGVS, ten, kuris reiškia uždavė tokį klausimą, žinai, kokie, žinai, motociklų, ne, ten buvo kitaip, kokie pramonės, kurios pramonės šakos, žinai, klientai yra labiausiai, patenkinti, žinai, ne, tai buvo tokia antraštė, žinai. Kuo patenkinti? Pardavėjų, kas jos patenkina? Pardavėjais, žinai, pardavėjų. Tai tai buvo atliktas tyrimas ir paimta ten, jeigu neklysiu, 180 pramonės šakų skirtingų, neapklausta, bet paimta 1900 įmonių ir paimta, reiškia, 100 nuomonių apie kiekvieną įmonę, ne? Ir, Harlis tapo čempionais dėl to, kad labai jų, vadinkim, aptarnavimo kokybė, žmonės, žinai, su entuziazmu tiki tuo, ką parduoda tą brandą, žinai, ir, nori žmonės, ta prasme, sugrįžti, pasakoja savo draugams, tai jų, kaip sakyt, pagrindinė vertybė, žinai, yra, vadinkim, atsidavimas į tą klientą, tai kas man, sakau, labai patiko iš to. Tai trumpiau sakant, Harlių klientų aptarnavimas yra geriausias. Bent jau Austrijoje, žinai, kaip jų požiūris, ta prasme, žmonės dirba su entuziazmu, važiuoja ten į Harlių universitetą tobulinti, žinai. Ir Harlių. Aš noriu ten studijuoti. Čia tau nekatu. Gausiu aukštą išsilavinimą. Tu palauk, kol atsiras 3 amžiaus Harlių universitetas. Mano uošvis čia baigė neseniai 3 amžiaus. Kol nepamiršau minties, sakai 66 atstovybės Vokietijoje. O kiek yra BMW atstovybių, BMW Motorrad atstovybių Vokietijoje, pasidomėjai? Manau, kad mažiau. Manau, kad daugiau.
Bus kiekvienam kaime. Gal galima faktą patikrinti šitą? Užkulisiuose faktai to bus patikrinami, galėsim pratęsti. Mes dabar keliavom Austrijai. Austrijai, Vokietijai. Kiek tu matei, ko tu matei daugiau? Ar BMW, ar tu matei daugiau Harlių važiuojant, apart mūsų kolonos? Matai, nebuvau tam... Ai, tu į kelią žiūrėjai, nežiūrėjai, kokia ten būtų. Taip, klausau, Andriau. Ir pernai ir šiemet Alpėse prasukau tų kilometrų. Nu, žinokit, į vienus vartus Harley gauna. Tai va būtent. Ne ten važiavai turbūt gal. Aš viskas ten važiavau. Andriau, tu laimėjai stojimą į Harley universitetą, bilietų pasirūpins Aurimas. Tau reiktų nuvažiuoti į šitą festivalį. Koks ten Fucker C. Bet ten goldų nepriemama. Nesi, o C. Už tvoros galim pažiūrėti. Gal ant keleivio vietą galėsiu. Ne, ten gali važiuoti bet kas. Visiems matyt atvira. Bet šiaip jau, matai, gal vėl pavadinkim, keliai labiau pritaikyti, po kalnus važiuojant, tikrai bus lengviau ir pačiam smagiau manevruoti, su advenčias. Ne, nebus. Ar bandėjai? Net nenoriu bandyti. Nes aš kiek pačiam teko ir tų perėjų, tarkim, Alpėse pravažiuoti, su tokio dydžio mocų yra žiauriai nepatogu. Čia taip, tu apie Goldwingą? Taip, apie didelius sunkius mocus. Su juo yra, aišku, gal važiuotum vienas be keleivio, neapsikrovęs, kai mėgstu, kai čiagonas, kai sakau, važiuoti pilnos dėžės, dar krepšys užkrautas. Taip, jisai sunkus mocas gaunasi nemanevringas, bet apskritai, jeigu randi, tarkim, nežinau, kaip vadinu, sudėtingesnė perėja, ar ne? Kai šiemet man teko Slovenijoje Viršič perėją pravažiuoti. Ten, come on. Ta prasme, buvo vietų, kur... Aš noriu patikslinti žiūrovant, mes ne apie pešių perėjas kalbame. Apie pešių, per kalnus perėją, jo. Tai, ta prasme, tokių vietų buvo, kur atvažiuoju, ir turiu užsisukti, pavadinkim, kokius 107 laipsnių bus. Nedaužyk, bemba. Atsiprašau. Tai, taip, jisai, tas didelis kruizeris, jis nėra patogus. Dėl to kalnuose, visose tose nepėsčiųjų perėjose, pilna adventure stiliaus mocų. Nesvarbu, BMW'as, Yamaha, KTM, Ducatis, apskritai, aišku, BMW turbūt kokia 8%. Aš irgi taip sakyčiau. Jeigu nedaugiau. GS. Sakykit garsiau. 300 atstovybių BMW yra Vokietijoje. 300, tai yra 5 beveik kartus daugiau negu Harley. Bet taip vis tiek gaunasi Harlių 60 grubiai, ne? Tai Harlių atstovybė 5 kartus geriau patenkina. Ne, bet ten Austrijai tenkina. Ar kaip čia tavo? Vokiečių netenkina. Vokiečių netenkina, ar ne? Ne, ten sakau, buvo tas tyrimas, kad į 2. ir 3. vietą net... Bet čia buvo tirtos apskritai turbūt visos įmonės ten, sakykime, pradedant nuo bet kokios parduotuvės, ar ten paslaugų tiekėjo, valymo įmonės ir taip toliau ir panašiai. Ir Aibė, Ir Aibė turbūt. Bet tos pačius, kaip rašė ten, žinai, BMW ir tų kitų, žinai, konkurentų, tai nustūmė į 2. ir 3. vietą. O tai kam ten gerai aptarnauti, nes vis tiek nupirks tą mocą? Nežinau, ten esmė buvo, kad rašė, kad žmonės dirba su entuziazmu, tiki to brendo, to autentiškumo ir jie visi nori, kad atvyktų pas juos, įsigyti. Šiaip turiu patirties to pačio Austrijoje, pernai reikėjo padangos Goldui, pats per žioplą galvą išvažiavau su varyta padanga jau. Ir ieško padangos, miestelis. Neslėgis kaltas? Neslėgis, ne, prieš tai buvo slėgis. Per mažai prisipūtęs buvo, bet palikim tai praeitį. Dėl to pačio aptarnavimo irgi, tarkim, gal ir stopimas Austrija, Harlio atstovybė, atvažiuoja vyrukas, tipinis harlistas, pavadinkim, ar ne, tas senos kartos. Kaip atrodo tipinis harlistas? Varda, ilgi plaukai, liemenį, nors jisai sėdi darbo vietoje, ofise savo. Bet toks, kai sakau, įeini, kad ir nematytum, kuo jisai prie ką, turi tą savo tokį akcentą, bet ne apie tai dabar kalbant. Tai jisai viskas atvažiuoja, pasakau jam problemą, reikia padangos, berods pirmadienis tada buvo, ar antradienis, pirmadienis gal. Žiūri, jisai per sandėlį eina, neturiu, sako, būtent tokių išmatavimų nieko neturiu, sako. Arba turiu platesnę, arba aukštesnę. Aš nei vienos, nei kitos. Aš noriu dar pasitikslinti, tai tu su Honda buvai Harlio atstovybei? Aš apskritai ieškojau padangų. Pamatau motociklų kažkokį servisą. Bet esmė tai tokia? Taip. Gerai, taip. Toliau tęsk. Viskas neišvijo, su Goldwingu pamačiusi viskas, okei.
bandė žmogus, nežinau, gal pusvalandį ieškoti per sandėlį, eiti visur. Nu, sorry, sako, nu neturiu. Nu, okei, pasižiūrėjau laiką, ten buvo gal 8:30 kažkas tokio ryto, ar 9, ir įvažiuojant į miestelį, kai tik buvo Honda atstovybė. Motociklai, mašinos, nu, ta prasme, centras Honda. Ir jis mačiau, kad atsidarė nuo 10. Nu, tai aš į tą dar kur galėjau prieš tai prasivažiavau vienur kitur. Atvažiuoju į tą Hondų centrą. Nu, ta prasme, nu, tegul tie austrai nesupyksta, bet nieko jie nesupranta. Nieko. Parodau problemą, ko reikia, kaip, nes ten nesukalbėjau iš pradžių angliškai. Žiūri, nu, kajavinas į vartus, ta prasme. Tai po pietų bus ten servizo kažkoks vadovas, kažkas pažiūrė. Kokio, sakau, vadovo, va, padanga, šaizė, kaput, sakau. Aš to galva, žinai. Ne minutę kažką jisai. Ateina kitas darbuotojas, kuris angliškai kalba. Parodo problemą. 500 eurų, žinok, pakeitimas kainuos. To prasme, sakau. Tai čia ardy daug reikia, čia kelt, čia ką. Bet ir neturim iš vis padangos dar, tik tai trečiąjį, ketvirtąjį gausim. Ir tokį va atsipūtė. Nu, tas vyrukas iš to Harlių atstovybės, nu, atstovybė, ten buvo garažiukas, miestelį nedideliam, neatsimenu pavadinimo tiksliai. Bet stengiasi, bandė, ieškojo. O šitie ten neatsėdė, ta prasme. Žinok, ir aš tau patrinsiu, dabar vat, tavo tyrimas iš tikrųjų taip ir rodo. Aš, matai, buvau atvirkščiai. Aš buvau su Harliu Hondoje atstovybėje Vokietijoje irgi dėl problemos su padanga. Ir irgi buvo jie. Nes man ją nuleido, tiesiog. Nuleido, irgi buvo pirmadienis beje, irgi buvo mažas miestelis Vokietijoje. Aš su Harliu atvažiuoju į... Nu, ten nepavadinčiau Hondos atstovybę, bet pagrindė figuravo Honda, antram aukšte buvo įstatyti ir nauji Hondos motociklai ir taip toliau ir panašiai, bet irgi vyrukas buvo Sulėmene, beje, klubinis. Hondos atstovybė, ne? Taip, neminėsiu kokio klubo, bet tarptautinio klubo. Jie irgi mane puikiai priėmė, pakeitė jie man tą ratą, irgi bandė domėtis, kas ir kaip. Kai man ne padanga trūko, man kamera buvo, padanga buvo su kamera, kamera išsileido, reikėjo numontuoti padangą ir taip toliau panašiai, kamerą pakeisti. Esmė, kad irgi jie neapsikrovė ieškodami tos kameros naujos, ne? Tai man tik išvardino keletą taškų, kur aš galėčiau galbūt rasti ir tu sukis kaip nori, nu mes tipo nevažiuosim. Mes tau galim pakeisti, aš sakau, tu man duok keltuvą ir keletą įrankių, aš pasikeisiu pats, sakau, nu man, aš tiesiog net neturiu kaip galimybės nusimti tą ratą, žinai. O jie nenukrito, kad tu tai pasakei? Ne. Aš iš pradžių galvojau, kad jie man leis, bet ne, paskui patys įsistūmė, dar toks mažas vyrukas, kuris paskui vėliau beje paklausė, o kodėl tu nesu Goldu važinėjai? Jis buvo koks 1,50 m, sako, o kodėl tu važinėjai su to Harliu, sako, kodėl tu nesu Goldu važinėjai? Tai, bet radau aš tą kamerą, paskui viską padarė tvarkingai, tikrai gerai, dar patikrino iš esmės, patikrino visą motociklą, išvardino visas bėdas ir prašė, kad pasirašyčiau, kad aš su tom bėdom išvažiuoju, kurių jie netvarkė, kad jie būtų, kaip sakant, nuo savęs nusimti atsakomybę. Tai va, mes turėjom labai panašias patirtis su skirtingais motociklais, skirtingos atstovybės. Ir tai rodo tavo tyrimas, kad turbūt nebuvau su Harliu atstovybei. Kaip be būtų keista, tai negaliu patvirtinti, bet galbūt tavo tyrimas sako tiesą. Galbūt patikrinsim. Gal ir nereikia, tu tikrint per tuos servisus važiuoti geriau be problemų važinėti. Ypač užsienį. Nereikia geriau. Taip, kad pasiruoškite motociklą prieš kelionę. Slėgius ne kelionės metu. Aš greičiausiai remontai tvarkosi, kai sugenda kelyje, ne viskas. Bet dažniausiai neturi raktų, neturi kažko, tai žodžiu. Pasiruošia iš namų. Tai ką, pakalbėjome apie didelius motus, ne? Pakalbam apie mažesnius. Ką naujo. Kawasaki fanas, ką Kawasaki planuoja kitais metais. Kažkur, nu visi tie, ne konkrečiai Kawasaki, bet daug labai tų markių kažkaip bando pabiški žengti tos hybridus elektros su tais mažais motociklais, kas nelabai turbūt kažkurį iš mūsų čia žavė. Apskritai, elektros parodoje Vatekmoje, tai pačio, kai buvau, nu, kamon, daugėja tai valandom. Mes Varšuvoje, kai buvom, kad ir maža paroda buvo, ten buvo, atsimenam, buvo jau. Motorolerių, motociklų, o dabar, ta prasme, kinų tai tenai nekalbu, ta prasme, yra šią akimirką, tarkim, vidaus degimo variklių, šalia stovi lygiai toks pat elektra. Ir tarsi man tai, kai ir sakot, nu, neguodžia tas, visiškai. Tai aš girdėjau, Kawasakis tam pasirašė su indų kompanija Bajai,
kažkokia apie bendrai kurti, nu, jie kūrė tas baterijas, aš kaip supratau, tai... Jie jau patirties daugiau turi tame, Kawasakis bando dar tik tai. Kažkokį bendrą projektą, žinai. Aišku, čia priveda tas prie tą elektrą kurt emisijos visus, ar ne, klasės, tarša. Tvarumas ir taip toliau. Tai tas pas buvo su mašinom, tai irgi buvo kažkada tai visiškai naujovė ir irgi ten dauguma žmonių turbūt dievagojasi, nu, elektrinės mašinos, aš tai tikrai nepirksiu. Dar dabar yra tokių, bet jau pažiūrėkit, kiek važinėja su tom elektrinėm mašinom. Nu, tikrai išvažiuodamas bet kada į miestą, nu, tu sutiksi 10% jų elektrinių arba hibridinių, ne? Tai turbūt tas pats artėja su motociklais, tik tai šitoj vietoj tai nežinau, nu, mašina yra grinai susiekimo priemonė, motociklas, nu, jis vienaip ar kitaip, nu, turi teikti kažkokį džiaugsmą. Kokį džiaugsmą tau gali teikti tyla. Visišką, be jokio garso važiuojantis motociklas. Bet netila, jie turi tą elektrą, tą bimbimą tokį. Nu, tai ar tu norėtum važinėti su bite? Europoje dėl susisiekimo ir dėl malonumo, sakyčiau, yra dvi skirtingos nu, didmešiai, ne, irgi važiuoja Italija, net Ispanija, daug kas. Yra, taip, didelė dalis, nu, dalis važiuoja jiem, kuriem yra susisiekimo priemonė didmešiuose ir didelė dalis, kuriem teikia malonumą. Bet paim tą pačią Aziją, Kiniją tą pačią. Kokie miestai tenai? Nu, ten bitės. Ten mažiukas miestukas, kai pusė Lietuvos, ar ne, kaip pavyzdys. Tai taip, tenai pas juos ir pirmiausia, dėl ko jie renkasi motociklus, motorolerius. Smogas. Jis yra mažas, jisai yra pigesnis negu mašina. Ten jeigu kiekvienas pirks po mašiną. Ir greičiau nuvažiuos. Greičiau nuvažiuos, nors tenka jų, kai skrusdėlynas sulenda, aš nemanau, kad ten eismas greičiau nuvažiuos. Kitaip, aišku, eina jo. Bet, aišku, ne vien ir elektra gaminama, yra ir hibridų. Tas pats Kawasakis padaręs, neatsimenu modelio pavadinimo, tik tai tiksliai, bet vidaus degimo variklis ir baterija. Kubatūra, palaukit, prisiminsiu greitai. Tai nėra turbūt didelės esmės. 400 PEM kubatūra variklio, važiuoja kaip litrinis mocas būtų, kadangi baterija dar turi papildomai traukai kažkam, o ekonomikai 2,5 būtų. Bent jau jie ką deklaruoja pas save tam aprašymuose. Tai ir vėl žmonės renkasi tokius variantus gal, bet taip, vien, kad elektros rinka auga, tai aš tai nesidžiaugiu. Net pažiūrėk, kokia Indijoje ten, ne, ten Kinijoje tarša kokia, ten smogai, tos miestuose, žinai, tai tą irgi žiūri, žinai. Bet ir motociklų, kaip ir mašinų rinkose, elektrą kas stabdo? Infrastruktūra pirmiausia. Nu, o kaip mocas kraunasi, tikrai turbūt ne ten su trifaz. Tai yra, aišku, gal yra gal aš klydau čia tiesiog. Quick charge, ar kaip jūs pavadint, kad iš to trifazio. Type-C. Nu, Type-C. Type-C, jo. Bet dauguma... Iš powerbanko, biškai pritrukau powerbanką, bam, toliau važiuoju. Bent jau pakol kas kiek, vat irgi prieš tai vadomėjausi, paprastai namie rozetės pajungiai. Tai kiek jisai kraunas? Aišku, ten jų ir baterijos, ne kaip mašinų, ten po 100 kWh, ne kaip būna, kai kuriuo ten didesnės dar. Bet tai vis tiek jinai, lėtai krausis, nors jeigu per naktį pasikrauna, o tau nuvažiuoti... Tai per naktį, manau, drąsiai pasikrauna, ten turbūt kokių 4-5 valandų klausimas maks. Gal, bet jeigu tau mieste nuvažiuoti ten kiek, 40 km per dieną reikia, why not? Iš tos pusės žiūri. Manau, čia kaip tu kalbi, ateitysiu tokią ant klaustuko, tai bus turbūt du aspektai, aš taip įsivaizduoju. Pakrovimo greitis, ne, ir nuvažiuojamas atstumas. Taip, pagrindinė pakolkas bent jau faktorė, manau. Aišku, ir ta pati pakolkas bent jau elektra tiek mašina, tiek motociklas yra brangesni už mūsų kartai priimtinus vidaus degimo variklius, ar ne? Jie visi brangesni. Nesvarbu, kurį nes paimsi. Turbūt, sakau, mes turbūt važiuojam dėl to, kad mums tai yra labiau malonumas, aišku, čia nereikia tos pačios Kinijos, Paryžius, sakykime, ta prasme, kur gyvena milijonai gyventojų, tai tiesiog, tu atvažiavęs į tokį miestą su mašina, stoji prie sankryžos, stoji kamštyje, o aplink tave visą laiką, bet kas figūruoja? Ne motociklai, iš esmės ten yra pagrindas motoroleriai. Tai šitoj vietoj elektrinis motoroleris, mano nuomonė, yra, sąlyginai geras dalykas. Tinkamas nuvažiuoti ir į darbą, ir dar net nežinau, Laisvės alėjai gali pavogti iš kano rankinuką, nes nedirbi kaip ir važiuoti. Tai čia kiekvienas ras, žinai, pamatysite, jeigu Laisvės alėja lėkianti elektrinį motorolerį, žiūrėkit, kad nebūtų vantos. Aš neužsiminėjau tokiais šmikiaus darbeliais. Šmikiaus.
Jo, bet ateitis, gal mes jos nedagyvensim, bet aš nenoriu elektrą važinėti. Va, kalbėjom beje apie chopperius ir staiga užsidegė vienintelis turbūt likęs Hondos modelis, kuris Honda dar Fury, gaminamas, ne, čia ale kaip motociklas. Ne? Likęs ir dar tas 1.3? 1.3, bet juos ir kai pradėjau gaminti, jie buvo tuo pačiu varikliu ir kaip ir man tas sako, turbūt iš pakolkas iš tų, neskaitant Indianų ir Harlio, kuris Ne, modelis... Kawasaki dar turi S, Vulcan S, bet ten Bet ten 900 mažiukas, iki kubikų, 900. 900, jie tik mažiukai ir Jo, berods kaip ir- pasilikę, ne? Ar 9 Nebelikę pem, jau 9 ten kažkas to jo. 6 pusantrinio. ir 9. Nu va. Kaip ir Yamaha, Pasirodo, apskritai, žinai. tipo... Suzuki VZR-as likęs, ne? Liktais Bet dar irgi iki gaminamas. litrų, jų didelių jau Ne, viskas Ar yra? nėra. Nebegaminamas? Man atrodo, irgi 2.2 ten gal. Ar ne anksčiau dar baigėsi? Jis ten nuo 2.9 iki, va, jeigu jau nutraukė 2.2, tai jisai identiškas, iš esmės niekas ten nesikeitė. 13 metų leido motociklą, kur visiškai nieko nekeitė. Spalvų buvo. Net kažin ar spalvas labai keitė. Ten jo. Čia Nu, vėl. BMWs dar yra R19. 18. Atsiprašau, R18. ten Su tas, horizontaliu varikliu, kur gali kojas pasidėti vietoj. Žiemą važiuojant patogu. Labai gerai, Pabandyk, šilta. kada man kai šalta būna, ne? kur Boxer variklis, kur ten užkurius, taip į vieną kitą pusę sudreba. Bet irgi lygiai tas pats, kaip ten prieš tai, kad buvom kalbėję prifarširuoti ten elektronikų radarų. Tai BMWs su tuo R18 modeliu tą patį padarė. Jo, atbuliniai gai ten yra, man atrodo. Eigat bulinėm, tai kamoniau, pas mane Goldė 20 kiek metų, mano mocijų 23, 21 metų gamybos. Jau tenai atbulinis buvo, tai čia nepavadinčiau inovacija kažkokia, bet apie tas elektronikos sistemas, o kaip pirmai kalbėjau. Radarai priekį, gale, kameros, aklos zonos davikliai, variniai stabdymai. Nu, tai kur tenai motociklas? Taip, BMW jie važiuoja irgi smagiai, gamina, kad ir dabar toliau tuos GTL-us, kiek žiūrėjau, yra jų, bet tas, gal GTL-as dar sakyčiau, vertas motociklų vardu, tas BMWs, man ne. R18 būtent modelis, jis tiek, kad atrodo panašiai. Vis tiek, nežinau, ta prasme, motociklas vis tiek turi būti kažkiek, gražus, ten tas variklis, kaip tu sakai, šonus padaužo, jo, smagu pažiūrėti, gal iš šono, nežinau, neteko važiuoti, beje, kažkas tais, lygtais Vaidas pas mumis buvo kažkada praeitais metais ratukį atvažiavęs iš kažko pasiskolinęs, ne? 18? Senuk, ne? Man tik Varšavoje teko sėdėti toj parodojant jo. Ant jos sėdėti patogu, jisai didelis. Pažiūrėti, ne, pravažiuoti vieną kartą, bet, ar tu jį norėtum turėti pastoviai? Žinai, man tai čia tavo tokia nuomonė, tai yra žmonėm, kur patinka, čia, žinai, skonis, kaip sakai, draugų neturi. Netgi, manau, kad yra žmonių, atsiunti šiandieną nuotrauką, motociklo vakar. Vienu. Aš? Jo, parašy, kad tikriausiai gali praversti pakalbėti. Triumfas, Sport Triple, kaip jisai, ar ne? Yra toks. Tai netgi... Galit uždėti nuotrauką. Bet jisai miesto, ne? Jisai streetas. Ir aš jums noriu... Į ką panašus jums šitą? Ne, jūs tai matėt tai ledynmetį? Ar jūs matėt ledynmetį? Ar jūs žinote, čia yra Sidas. Blemba, čia yra BMW Sid, ne BMW Triumfas Sidas. Čia yra visiškai Sidas motociklas. Kas gali važiuoti su Sidu? Bet žiūrėk, pliusas, nulaužė lempą, kitą uždėjo visą kitą sveikalį. Bet čia grin toks vaizdas atrodo, kad po avarijos mocas ir tiesiog rado lempą garažą, uždėjo ir į gatvę. Čia yra motociklas skirtas ledynmečio gerbėjui. Jums nepanašu, kad jį kūrė penktadienį po pietų prieš ilgą į savaitę. Bet šiaip, čia turbūt nėra naujas, mes kalbam iš esmės apie naujienas, kas mūsų laukia, čia nėra naujas modelis, bet, jūs pažiūrėkite, tas pačias Yamahas, ne? Tu ten atrodo, kad sportbaiko arba streetų, ten toks vaizdas, kad jie vidury kažką pamiršo. Lempos šone, mažytės, ledai gerai, bet vidury turi būti skylė, ne? Ir pas visas Yamahas jos tokios dabar. Tarp kitko, čia vienas su sparneliais šitas, tai čia, irgi 2.5, 2.25. Always? Čia, žinai, kam tie sparneliai, kad geriau biškį ant posūkio. Kad kai per daug Red Bulliaus išgėriai nepakiltum. Ne, bet tas triumfas yra labai puikus pavyzdys, kad tu kalbė, kaip gali kažkas su BMW važinėti
ten skonis draugų neturi, nu, tai čia galim kiekvienas asmeniškai mes kalbėti, turbūt kas Andriui gražu, kas Aurimui, kas tau, kas man gražu. Nu, bet tai kas gali važiuoti su Sidu? Nu, kažkas turi tokį iškrypimą, atsiprašau. Ir kas važiuotų su tokiu. Iš kitos pusės, kai tu sakai, lempytis, ne šaunė kažkas per vidurį skylė, bet nėra taip, kad kai seniau visi mocijai vienodi buvo, nu ką, dėjau visi apvalę lempą, ar ne? Nu, arba ten keturkampę ir viskas. Dabar tos technologijos išlaisvina, nu tai priekis, kad ir atrodo, kaip tenai kokio ateivo, nežinau, Predatoriaus ar ten iš siaubo filmų iš kažko, nu bet tas priekis ir yra išskirtinis. Nu jis turi tą savo, tada kiekvienas gamintojas kažkokį akcentą, pavadinkim, ar ne, kažką. Nu, ten, to pačio BMW X formos lempa. Ten to klozeto dangčio tas. Grynai, žinai. Ar ten mikrobangės, kuris ten Ignas buvo rašęs, ar ne, kai mikrobangės durys atrodo. Tai apie Adventure, apie R300 GS Adventure, Adventure. Irgi va šiais metais, ne šiais 25 metais pasirodys atnaujintas modelis, kuris tikrai, nu, iš esmės iš priekio primena mikrobangų krosnelį. Taip. Aišku, tai yra padaryta dėl to, kad ten 30 berods litrų kuro bakas. Tai, nu, jau manau, su tokiu motociklu jau ten, nežinau, nu, jau pusę Europos. Per vieną kartą su vienu, nulėkti ir dar į bekelę gali išlėkti, nu, viskas fainai. Bet lygiai tas pats, nu, GS-as pusiau automatinė, galim sakyti, jau pilnai automatinė greičių dėžė. Ten mechaninė su galimybė. Gali pasirinkti. Jo, yra kojelė, gali ant kojelės, bet mygtuką paspaudus tau visiškai dirbs automatu. Tai berods pačioj pradžiai buvai pats iškėlęs tą klausimą, žinai, ar tai iki galo paskui, nu, tas motociklas nepraranda to važiavimo malonumo. Ne? Nu, tai vis tik mano nuomonė, nu, motociklas nėra mašina. Taip, mašinos aš ne automatinės turbūt nebepirkčiau gyvenime, bet motociklo, nu, vėlgi, nežinau. Vėlgi gal pavažiuotum ir sakytum. Gal, o brač, sakyčiau, gal čia visai nieko, klausykite. Gera pastaba jau, Paulo, nes kai prieš, galvo čia kokius 5-4 metus Goldas pradėjau montuoti belaidę greičių dėžę. Sulaidę. DCT 7 pavarų dėžę. Irgi visi, tai čia motoroleris bus. Nu, bet kiek apžvalgų matęs, kurie pavažiavo, nu, tuo pačiu modeliu ryte mechanų, po pietų automatų. Nesakė, aš to mechanų nenoriu, sėdo nuo automatų. Ir dinamika kita, ir važiavimas. Taip, jisai nugaunas jau tu pusės, pavadinkim, žavės jau to, kai tu pats gali bėgius junginėtis. Koja. Taip, gali ant tos DCT, nu, mygtukai spaudai, pliusą, minusą. Junginiai, kaip ir mašinoje, nu, ant vairo mentelės būna, ar ne, ar ten bėgių rankena, kažkaip tu pajungi kažką. Bet, nu, aš irgi tos dar vis nuomonės, kaip ir tu man tai, kad, nu, turi likti mechanikos tą motociklę. Kam tų radarų, kam tų aklos zonos daviklių, tau ką sprandas nesisukinėja. Tai aš netgi klausiau vieną berods Lenko podcastą, jis ten angliškai biški darė apie tą patį BMW dar grįžtant. Tai iš esmės jo nuomonė ir buvo, jis turėjo 24 metų, pusę metų atvažinėjo su GS-u ir pasakė, dėl ko jisai daugiau niekada jo nebepirktų. Nu, tai yra nuostabus motociklas. Bet, nu, man ten visko yra per daug. Tai yra, nu, ten yra tiek daug visko prikrauta, kad turbūt net pats turėtojas to motociklo ne visą laiką sugeba išnaudoti tas galimybės, ką jisai gali duoti. Kiek ten įvairiausių yra nustatymų, ne? Kiek ten važiuoklės yra, parametrų gali keisti, ne? Yra standartiniai, yra gali savo saugotis. Aukštį gali reguliuoti, lempas gali reguliuoti, stiklą gali reguliuoti, šildyti, šaldyti ir taip toliau ir panašiai. Ne? Tai gal visa tai motociklui, nu, yra jau per daug. Tai va, aš tau paantrinsiu, grįžtant, jeigu prie Adventure stiliaus mozo, tai 2019 Yamaha T7 Tenere 700 išleido. Tau žiauriai patinka Yamaha, man. Aš turėjau 2 CDM ir Warriorą. Tai ten buvo labai sėkmingas gaminys, nes jie realiai padarė paprastą, ką ir tu kalbi, kad paprastume esmė, nėra kam gesti. Tai labai buvo vertinimas, tikrai
daug ten tų mocų buvo parduota, tai ten buvo tik tai ABS-as. Kaip dabar, ne, ten Ducati Desert X, Aprilia Touareg, prideda, kaip man tas sakė, visokių ten DCT, ten išjungiamas galinis ABS-as priekinis. DCT tai čia ta belaidė dėžė. Belaidė, Bluetooth. Traction control, tai va buvo paprastume ir jie, prasme, tikrai, o dabar va Yamaha atnaujino, tai ką jie padarė, tai 2 važiavimo režimus ir žmonės, reviews, kaip skaičiau, tai nėra labai patenkinti. Tiesiog reikėjo paprastumo padaryti padangas, reiškia, be kamerinės ir jie to nepadarė, paliko padangas su kamerom. Kad būtų galima į Honda atstovybės Vokietijoje. Tai va, tai iš tikrųjų tas turbūt paprastume. Bet ne vien Yamaha, ta prasme gal prikrauna tų elektronikų. Visi krauna. Visi. Ne, taip. Nuo kitų metų KTM-as į savo Super Adventure ir Super Duke modelius. Nuo kitų metų KTM-as bankrutuoja, tai ką žinai, ar tie modelių mes sulauksime. Tai dar spėjęs gal. Bet bent jau planuose pas juos yra montuot saugumo sistemų paketą iš 6 komponentų, pavadinkim. Distronikas, kad tu neprivažiuotum per arti, start-stop funkcija. Taip, ekologija ir ekonomika. Šitą tai pirmą, kad girdžiu, geras. Palauk, dar čia ne pabaiga, tu paskutinį, kai mano paminėtą patobulimą aš girsi, sakysi, come on. Po to akla zona, aišku, natūralu. Priekinio, galinio susidūrimo asistentai ten įjungia avarinės šviesas, papildomai stabdų maksimaliai iki, kiek galima, bet labiausiai išmušė pats paskutinis jų apibūdintas saugumo, ar kaip pavadinti patobulinimas, Group Riding Assist. Jis ženklus rodys? Ne ženklus rodys, bet važiuoja, grupė KTM, kuri visi turi tą. Ir jiem automatiškai palaikys atstumus, pristabdys, jungs posūkį, pajungs jiem posūkį. Aš išeinu. Aš tą pamačiau, kam to reikia? Bet čia KTM Adventure? Būtent aš jums sakau, visuomenė nori sėdėti ant sofos. Užsimaniau biški pralėkti, tai pralėksiu, va čia Šaiką turim grupasis su KTM-ais pralėksim, man nereikės net į kelią žiūrėti, motociklas pats pravairuos, aš biški išgersiu Red Bullio, paskui galėsiu grįžęs vėl pasėdėti ant sofos. Taip. O visą tai, ką kalbam, tai yra tendencijos, tos technologijos, tai aš manau, kad reikia su joms straugauti, nes galbūt prieš kokį 20 metų irgi taip atsidėjo. Tu jaunuoli, tau dar pienas nuo lūpų nenudžiovo. Tau dar irgi ten buvo kefiriukas jau susiformavęs ant mūsų. Bet esmė, kad irgi galbūt prieš kokį 20 metų sėdėjo žmonės, jiem tas kosmosas buvo ABS, šildomos rankenėlės, berakti užvedimo sistema, gal irgi kalbėjo, kad čia nesąmonė. Galėtų. Ta prasme, kam? Bet, tada tu prarandi visiškai prarandi malonumą. Tie žmonės, kuriem tai buvo nauja, ir kurie to neturėjo, jie patyrė daugiau nuotykių, negu patirs tuos nuotykius tie, kurie važiuoja su KTM-ais. Aišku, patirs daugiau nuotykių, nes išvažiuosi mišką, sugės kažkokia sistema. Traliuko ilgai laukti reikia. Patirsi nuotykių. Ne, tai jie paskambins telefonu, atvažiuos, jo paimti Boltas, Uberis, o motociklą, nežinau, atvažiuos robotas ir nuveš į servisą. Dronas su kabliais. Bet sakau, aš taip sutinku, reikia dėl saugumo, nestovim vietoje, technologijos juda į priekį, bet kam atimti iš vairuotojų absoliučiai visą malonumą. Net, ką tavo paskutinis pavyzdys, ten jau pajuoka gaunasi, bet šiaip tos visos kitos tendencijos, tos saugumo kontrolės, viskas, aš viskas manau, gerai, niekur jos nedingsios bus ir jos... Aišku, aš tikiuosi, bus galimybė jom nesinaudotom funkcijom, galėsi. Tai to į Lietuvą priveši. Galimai ateis laikas, ypač, žinant Europos visą požiūrį į saugumą, kad tam tikros sistemos galbūt privalės kažkuriuo metu tapti standartu. Standartas, privalomas, gal. Kaip ABS-as turbūt jau neabejotinas dalykas, tai ir tos kitos sistemos, kas yra mašinuose, tai tikriausiai tas mūsų laukia ir motocikluose. Bet čia jeigu taip žiūrint tą kapšnekėm, tai vos ne liūdna bus ateityje visai. Nebus. Nes tai mes dar turime 2 gamintojus, kurie gamina po šiai dienai motociklus. Palauk, laiko klausimas, kada radarų Harlis primontuos.
Tai aš nežinau, gal jau yra primontuota, bet, nu, aišku, kalbam apie naujoves, bet grįžtant irgi prie pačio Harlio, Harlis labai slepęs tas savo naujoves ir ypač po COVID-o, ten 21, nes visą laiką irgi pateikdavo apie lapkritį gruodį tas savo naujienas, ką mes vat irgi daugiausiai vat iš eismos, ne, sužinom apie kitus gamintojus, tai Harlis vis dar slepia ir šiemet apskritai nelabai yra girdėti kažkokių tais gandų, kas bus. Bet, nu, žinant tą gamintoją, kad jisai labai nešoka aukščiau bambos ir nesistengia jau ten prifarširuoti, prikurti kažko netikėto, tai, nu, sakykime, to, kas gandai sklando internete, mano pačios, sakykime, irgi nuomonė, tai maksimaliai, vat, iš tokio gamintojo negalim laukti ne kažkokių tai sistemų, bet tiesiog tam tikrų modelių atnaujinimų. Pavyzdžiui, Touringam pakeis spalvą. Wow. Gal kokią žalę matė? Gal tą žalę matė, žinai, nu, populiari dabar ta žalia kariška spalva labai populiari, tai, nu, va, Goldwingas išleido ne tą savo, tai galbūt ir Harlio pamatysim kažką panašaus. Aišku, jie savo Touring modelius praeitais metais gan stipriai atnaujino, tai nemanau, kad verta tikėtis kažko naujo šiais metais. Greičiausiai bus atnaujinta tik tais Softailų serija kažkiek tais. Yra likęs vienas dar Softail standard su 107 inčų varikliu, tai manau, kad jisai iš viso bus panaikintas, o 114 turėtų gauti 117 inčų varikliukus. Street Bobas turbūt vienas populiaresnių pastarųjų 2-3 metų modelis, kas, nu, iš esmės tai Softailas su pačia skurčiausia komplektacija, jeigu ten yra ABS-as, tai yra WO. Tai mes kalbam 24 metais. Motociklas entuziastam, mohikanam. Ten grinai, vat, yra kai kurie modeliai, bet šiaip iš esmės Street Bobas buvo visiškai paprasčiausias Softailas, tai manau, kadangi jisai tapo labai jau toks populiarus, tai turėtų jisai gauti tą standartinį ABS-ą, galbūt ir kruizo kontrolę už papildomus pinigėlius arba irgi standartą, o daugiau turbūt kažkokių didelių atnaujinimų iš tokio didelio gamintojo, kuris turi net 66 atstovybės Vokietijai. tai manau neverta net tikėtis. Tai turim ir oldschoolinių dalykų. Bet dar tas tiek, kad, Harlis, pasilieka, pavadinkim, gamina dar tuos, seno tipo nemocus, chopperius, ką mes įpratę labiau. Bet Indijos... Adventure. Tai turi vieną modelį. Turi. Tai vad, Panamerikai gal dar yra spėjimas, sakykime, bus raidingas? Ne, mažesnis brolis, kadangi irgi, sakykime, kaip ir Japonai ėjo į tam tikras rinkas, tai manau, Harlis šito modeliu irgi bandys eiti į tam tikras rinkas, sukurs pigesnį iki litro variklį, mažesnį ir labiau prieinamą kainą. Tai turbūt irgi tas yra segmentas, kurį turi visi, tai, bet nežinau, man asmeniškai ten to Harlio mažai belikę yra, žinai. Nusukot jūs link Adventure, bet aš ką norėjau sakyti, Harlis gamina tuos, chopperius, dar vis senų tipų, mohikanam skirtus jau. Indianas irgi stilių išlaiko, taip. Bet technologiškai jisai tikrai aukščiau stovi, technologijų lygį. Pas Indianą turbūt nerasi jau nei šiais metais, nei kitais metais, matom atnaujinta jų yra 60 serija, tas Scout, ne? Scoutas, mažesnė versija, litriniai berods varikliukai, irgi 3 versijas turės Bobber stiliaus, Sport stiliaus ir Classic stiliaus. Tai va, čia Bobber stiliaukas, čia klasikas ir yra sportinukas. Čia kaip lenkai pasakytų. Bobber. Jie pirdolė. tai irgi gražus motociklai, jie turi tą liniją tikrai, mano akim žiūrint, tai turbūt ir likę tie 2 gamintojai, mohikanai, kurie tą stilistiką ir toliau gamina. Tai nesiveržia į tas kitas rinkas. Indianas, irgi, berods eismo irgi buvo pristatytas Roadmaster Elite.
300 vienetų jau bus išleista kitais metais, tik tais visam pasaulyje. Čia biškai chromuko daugiau. Čia to chromuko čia tikrai nemažai, motociklas irgi tikrai išskirtinis, kaina irgi išskirtinė. Atitinkamai, ar ne? Atitinkamai, jo. Žinai, kiek? Bijau pameluot, bet apie 44 000 gal eurų. Tai prieinama, prieini, pažiūri ir nueini. Prieini, pažiūri ir nueini. Nu, bet jis irgi čia jau su viskuo, lempa pati sukinėjasi pagal posūkio kampą, berods distronikai, ledų pilna, 600 vatų garso aparatūra, kiek ten tų kolonėlių prikrauta, net nežinau, tai nu, išskirtinis modelis, ne, indieniškas to. Keistų indieną. Kol kas ne? Kol kas. Tai ką taip rezimuojant būtų galima turbūt sakyti, kad seniems vilkams nekokia ateitis ateina nusimato. Liūdnos dienos. Liūdnos, na. Reikia nesudrožti iki galo senų turimų mocų, netvarkyti, prižiūrėti. Papoliruota chroma esanti. Patikrink, ar tikrai tepalas nevarva ant kelių. Gerai, pažiūrėsi grįžęs namo. Pradžioje ir yra, tada dar nevarva. Nu, bet tokie laikai, kai sako, artėja ir, nu, neišvengiamai tos technologijos jos užims vietą. Bet ką mums seniem kelmam tokiem reikės daryti, tai nežinau. Ne, tai rinka diktuoja sąlygas. Aš manau, kad visi tie gamintojai taikosi, žinai, prie, sakau, kaip sakyt, naujos rinkos, naujų segmentų panašiai, žinai. Tai gerai. Kažkaip prisitaikysim, vis tiek turėsim ką daryti. Tai važiuokite visi saugiai. O kol nevažiuot, galite ir pasipuošti. Mūsų e-shop'e yra naujienų? Visada ten naujienų. Aurimėlį yra, ne? Jeigu nepamiršti dėti. Senos naujienos, kad mūsų e-shopas vis dar veikia ir jeigu kažkas norite įsigyti kokią kalėdinę dovaną, padėti ją po eglę, tai prašom, užsukit, Aurimas pasirūpins viskuo. Tikrai taip. Tai ką šiam kartu tiek? Gero vakaro, su jumis buvo Aurimėlis, Mantėnas, Andrėnas, Paviliukas, Povkėnas. Iki sekančio. Viso. Yeah.